Na ką, kolegos, džiugu, kad vėl eilinį kartą susirinkom mūsų diskusijų klube Stulpai, dešiniosios politinės minties klube. Ir kaip visada, kaip eilinį kartą mes esam bare Mano Guru. Tai visų pirma, esam labai dėkingi, kad baras Mano Guru mus priima ir leidžia mums šitą veiklą būtent šitose erdvėse vykdyti. Ir šiandien mūsų svečias, pašnekovas, sakykime, aplink kurio mintis telksim tą diskusiją, galbūt klausimus, tai yra istorikas Eimantas Gudas. Ir kaip daugelis turbūt žino, galima įsigyti šiuo metu 3 turbūt knygas, 4 pakeliui, ar ne? Tai jeigu teisingai chronologiją pasakysiu, tai Mėlynas kraujas, Gedimino kraujas ir Ambicingos ir įtakingos. Šiai dienai turbūt naujausia knyga. Taip, šiemet, bet yra jau pernai pasirodžiusi. Taip, tai ir diskusijos žiūrovai, kurie žiūrės įrašą, tai mes viršelius įdėsim ir pamatysite, kaip vizualiai knygas atpažinti. Tikrai, manau, populiarios ir labai įdomios knygos. Tai autorius, matosi produktyvus, knygos praktiškai turbūt kasmet visos tos 3 išėjo ir tikrai jos vertos paskaityti, nes istoriniai tyrimai, jie šiuo atveju tokia turbūt labai savitą nišą jūs paėmėte būtent per tas valdovų dinastijas, jų tos gyvenimo ypatumus, tai tas yra labai įdomu. Šį vakarą mes kalbėsim apie katalikybės vaidmenį tautinio tapatumo kontekste ir vėlgi mes kaip klubas, tas puoselėjantis dešinėje politinę mintį, neretai tą dešinumą siejame su tradicija, o tradicija ir jos didelė dalis yra ta katalikiškoji mūsų evoliucija, jeigu taip galima pavadinti. Tai aš norėčiau pradėti nuo tokios genezės, nuo pradžios, sakykime, kaip jūs matytumėt tą katalikybės pradžią Lietuvoje, tarkime, kad Lietuvos krikštas dažnai įsivaizduojamas kaip politinis ir prievartinis procesas. Tai jūsų vertinimu, ar katalikybės įsigalėjimą Lietuvoje reikėtų labiau suvokti kaip išorinį spaudimą, geopolitinį kompromisą, ar kaip neišvengiamą civilizacinę transformaciją, kuri anksčiau ir vėliau būtų įvykusi, bet kuriuo atveju? Tai jeigu mes norėjome turėti valstybę ir ją išsaugoti, jeigu valstybė yra vertybė, tikiuosi daugam tai yra vertybė, tai krikštas buvo neišvengiamas. Nes jeigu mes nebūtume krikštiesi tuo metu, tai mes būtume atsidūrę panašioje situacijoje, kaip, atsiprašau, čiukčiai, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų, arba daugybė kitų Rusijos tautelių, arba būtų galima lyginti su Afrikos valstybėlėmis. Šiuo atveju, kadangi mes vis tiek turėjome šiokią tokią valstybę pagonišką, tai be abejo, nes čia būtų galima lyginti su Afrikos tautelėmis, su Afrikos vadinamosiomis karalystėmis. Tai iš tikrųjų anksčiau ir vėliau būtų kažkas mus kolonizavę, okupavę, kaip tai vyko su visa Afrika, ir nebūtų baigėsi vis tiek geruoju dažniausiai. Ir šiuo atveju Afrikoje tie visi procesai vyko pakankamai vėlai, o pas mus turbūt būtų įvykę daug anksčiau. Kadangi į mūsų labai kėsinosi rytų pasaulis, būtent stačiatikiškasis pasaulis, tai greičiausiai ta stačiatikybė vis tiek būtų laimėjusi. Vienaip ar kitaip, aš taip įsivaizduoju. Naujais metais, galima sveikinti. Visiems linkiu kuo geresnių dienų ir metų. Ačiū. Tai va, ir iš tikrųjų, aišku, yra labai, aš tai kaip istorikas kartais esu nepatogus, nes dekonstruoju tam tikrus mitus, labai mėgstu tą daryti. Ir vienas iš tokių mitų susijusių su krikščionybė yra tas, kad ji yra atnešta prievarta, šiuo atveju dažnai pasakoma, kad kryžiuočių.
Tai man būtų labai įdomu kažkada pašnekėti su tokiu žmogum, kuris taip sako, bet ne su vienu tokiu žmogum man kol kas nepavyko išsišnekėti, nes dažniausiai yra jausmai, bet ne argumentai. Kaip tie kryžiuočiai mus apkrikštijo? Nu, bet ne kryžiuočiai mus apkrikštijo, kaip ten bebūtų. Taigi negalėjo prievarta kažkokie kryžiuočiai mums atnešti tos katalikybės, kaip dažnai, pavyzdžiui, ir neopagoniai mėgsta sakyti, ir kitų. Ir apskritai tas naratyvas jis labai įsigalėjo XIX amžiaus pabaigoje, su lietuvių tautiniu atgimimu, su visa Basanavičiaus aplinka. Nes apskritai, jeigu mes pažiūrėsime tokius veikėjus kaip Basanavičius, Šliūpas, Kudirka, ten katalikybė buvo beveik priešo pozicijoje. Ir visai tik tai kitas sparnas kalbėjo apie katalikybę teigiamai ir kaip mūsų labai griežtą tapatybės dalį. Tai šiuo atveju kryžiuočiai, sakykime, truputėlį gal pagreitino mūsų krikštą ir mūsų valdovai turėjo pagalvoti, rimčiau pagalvoti, kad verta krikštytis. Bet vis tiek, žiūrint į bendrą Europos kontekstą, tai Lietuva krikštijosi nedovanotinai vėlai. Ir už tai sumokėjo paskui labai brangią kainą kultūroje ir įvairiuose kitose procesuose. Be abejo, čia yra tiesa, kad iš Europos valstybių Lietuva krikštijosi paskutinė. Buvo tautų, kurios krikštijosi dar vėliau, bet jos neturėjo valstybės. Tai va, tai labai gerai, ir kaip sakant, vėlgi yra tas tam tikras mitas, kad Jogaila yra niekšas, bet šiaip iš tikrųjų Jogailai reikia tik tai ordinus kabinti, kad jis apsisprendė priimti krikštą ir Lietuvą apkrikštyti kaip valstybę, kaip tautą, lietuvius. Nes, kaip žinia, dauguma mūsų valstybės gyventojų jau buvo krikščionis, bet jie buvo stačiatikiai. Bet mūsų valdantysis elitas dar jis buvo pagoniškas iki Jogailos ir kaip ir mūsų didieji kunigaikščiai, aišku, Mindaugas čia yra atskira istorija, bet čia toks tai trumpas epizodas. Na ir tai, kad Jogaila apsisprendė mus galutinai atgręžti šiuo atveju, kas tai buvo svarbu, į vakarų civilizaciją, tai buvo lūžis. Tai va, tai kitaip sakant, ne kryžiuočiai mus apkrikštijo, ne prievarta kažkas įvyko iš išorės, mus apkrikštijo ir ne kaip lenkai sako Lenkijos karalius, o Lenkijos dvasininkais, bet pats Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila. Taigi jam dideli ordinai už tai. Na, aišku, mąstymų apie krikštą buvo iki tol, bet matyti tai būdavo tik tai diplomatinės tokios peripetijos. Gal Gediminas norėjo krikštytis ir galbūt jis buvo dėl to nužudytas, čia yra versija tiesiog, bet faktas yra tas, kad Jogaila apkrikštijo Lietuvą ir tada, aišku, labai ilgai tas krikštas velkėsi, bet bent jau įstatymiškai buvo nustatyta, kad vis tiek pagrindinės privilegijos Lietuvoje atitenka katalikams ir tie, kurie norėjo kažko pasiekti valstybėje, be abejonės nebegalėjo būti pagonis. Na, bet faktiškai ilgainiui ir protestantams bei stačiatikiams taip pat neliko vietos aukščiausiuose sluoksniuose. Vėlgi čia labai daug yra tam tikros propagandos iš Rusijos pusės, kad mes buvome rusiška stačiatikiška valstybė. 20 amžiuje buvo labai paplitusi ir iki šiol dar skalambija tam tikrų idėjų vėliau nešė, kad čia labai svarbus buvo protestantizmas, kad jis labai daug gero atnešė, kad čia būtų gerai būti protestantiška valstybė. Taip, Lietuva vos netapo protestantiška valstybė 16 amžiuje, bet aš manau ir gerai, kad mes likome prie katalikybės ir jinai, kaip ten bebūtų, atėjo iš viršaus, taip, ne iš apačios. Galima sakyti, kad prievarta, nes visi buvo krikštijami, nepaisant to, ar jie po to laikėsi krikščioniško tikėjimo ar ne, daug kas atsimetė į pagonybę de facto vėliau, bet vis tiek Jogaila visam tam padėjo pagrindą ir tai buvo valstybinis gestas, o ne kažkas primesto iš šono, kaip kartais yra sakoma. Vat paminėjot tą pagonybės romantizavimą, tos neopagonius. Atminty iškilo toks faktas, ar nebus čia iš dalies ir Marijos Gimbutienės tyrimai prisidėję prie to ypač šių laikų romantizuoto požiūrio į tą pagonybę, kad bandoma surasti kažkokius tai, nežinau, pseudo civilizacijos atributus, kai tuo tarpu, jeigu lygintumėm pagonišką Romą, kur civilizacija turi akivaizdžius pasiekimus, akivaizdžius atributus, tai mūsų kraštuose čia nėra praktiškai už ko kabintis iki tol, kol neatvyko vienuoliai ir nepradėjo plytų gaminti ir statyti pastatų. Taip, aišku, mūras pas mus atsirado dar pagoniškai Lietuvoje, jos pabaigoje, bet labai menkai. To mūro buvo labai mažai ir be abejonės vis tiek tai buvo krikščioniško pasaulio įtaka. Bet šiaip visa kita, kas yra susijęs su bent kokia aukštesne
civilizacinė kultūra, būtent civilizacija, o ne šiaip kultūra, pas mus atėjo per krikščionybę, per katalikybę. Ir čia yra taip tam tikras romantizavimas ir jis yra ganėtinai pavojingas ir nueinantis iki labai radikalių idėjų. Iki tokių, kad maždaug mes turėjome piramides, bet Lenkai net likučius jų sugriovė. Nu, tai, čia vėl visos tos, čia kaip Bumblauskas kalba apie tą Basanavičiaus karstą ant Lietuvos, tai vat, viskas čia su tuo susiję. Nes Gimbutienė čia jau buvo gerokai pasiekmė. Iš tikrųjų, tas visas pagonybės idealizavimas, jis buvo Basanavičiaus aplinkos ir Aušros laikraščio Aušra idėja. Ir dėl to kilo klausimas, ar nereikėtų mums atskiros katalikiškos spaudos, kuri vėliau atsirado. Taip, minėjot, kad mes pavėlavom, bet kas būtų, jeigu būtumėm pavėlavę dar daugiau, sakykime, jeigu dar būtų nusitęsę ten 100-mečių, ar ten Jogailai būtų nepavykę, ar būtų tas pagoniškasis pradas vėl paėmęs viršų, tai ko gero būtų jau tikrai kardu atnešta kažkokia kita religija. Greičiausiai, jeigu mes tai vis tiek įsivaizduotume, kalbėtume apie tai, kas būtų, jeigu būtų, o šiais laikais istorikai jau pradeda apie tai kalbėti, seniau vengdavo, aš mėgstu pakalbėti šitą temą, tai vis tiek ta krikščionybė būtų atėjusi ir labai greitai. Ir manau, kad mūsų didieji kunigaikščiai vis tiek jie būtų priėmę. Reikia nepamiršti, kad mūsų didieji kunigaikščiai svarstė abi krikšto versijas, ir katalikišką, ir stačiatikišką, ir pas Jogailą mąstė ir apie tai, ir pasirinko vakarietišką pusę. Tai aš manau, jeigu mes nebūtume tapę katalikišką valstybę, mes būtume tapę stačiatikišką valstybę. Ir vis tiek ta pagonybė būtų nuėjusi užmarštin. Anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip. Tai šiuo atveju mes taip, tam tikrų atvejų, kaip Zenonas Norkus sako, buvome imperija. Sociologas labai garsus Lietuvos, bet aišku, mes nesivadinome taip, bet tokios imperijos dažnai, kurios neturi aukštos kultūros civilizacinės, jos dažniausiai ilgai neištempia. Taigi, aišku, mes turėjome tam tikrą laikiną karinę galią, bet vienaip ar kitaip, nors ir labai išsiplėtėme, bet Maskva vis tiek gan greitai, jau 15 amžiuje mus pralenkė savo karinę galę. Tai šiuo atveju, jeigu mes būtume vis tiek lygiai pagonys, tai gal, kaip jūs ir sakote, Maskva būtų mūsų okupavusi dar kokiam 15 amžiui ir atnešus čia stačiatikybę kardu. Kodėl ne? Gali būti toks variantas. Bet svarbiausia, kad įvyko taip, kaip įvyko, tik tai aš akcentuoju tai, kad mes ryšėmės labai per vėlai ir netgi Mindaugo krikštas, ogi būtų buvę taip nuostabu, jeigu po to nebūtų, pavyzdžiui, treniota šiuo atveju grįžęs į pagonybę. Kaip būtų gerai, jeigu Lietuva būtų likusi karalystė ar katalikiška karalystė įkurta Mindaugo. Tuo metu būtų viskas susiklostę visai kitaip. Bet net ir Mindaugo krikštas jau buvo vėliausias valstybės krikštas Europoje ir netgi jis jau buvo gerokai pavėluotas. Tai dėl to mes labai daug su kuo vėlavome, bet užbėgsiu gal už tokių kontrreformaciją, būtent kova prieš protestantizmą ir katalikiškoji reforma mus pastatė į tą vietą, kad mes jau nebevėlavome Europoje nuo visokių kultūrinių procesų ir netgi kai kuriuos pralenkėme. Tai šiuo atveju ne protestantizmas kažką pas mus labai atnešė, o greičiau katalikiškoji reforma, kontrreformacija. Taip, jūs paminėjot valdovus mūsų ir iš to natūraliai kyla klausimas, jūsų tyrimuose daug dėmesio skiriama būtent tam politiniam elitui, visam jų to istorinio vaidmens charakterizavimui, bet kaip jums atrodo, kiek nuoširdus buvo ir kiek instrumentinis pačių valdovų santykis su katalikybė ankstyvojoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje? Tai ar tas tikėjimas buvo labiau asmeninė praktika ar politinės galios kalba? Čia yra labai sunkus klausimas, kuris yra labai svarbus visai Europai. Kiek apskritai katalikybės istorijoje ta katalikybė buvo nuoširdi ar ne. Tai nebereikalo popiežius Pranciškus labai daug kartų kalbėjo mums apie fariziejus ir taip toliau, nes tokių katalikų, kurie yra katalikais dėl tradicijos, dėl kažkokio reikalo, dėl išskaičiavimo, dėl dar kažko yra labai daug. Ir iš tikrųjų tie mūsų valdovai, neįmanoma pasakyti, kaip ten buvo iš tikrųjų, bet panašu, kad gal vieni buvo labiau stipresni katalikai, kiti mažiau. Šiuo atveju dėl Jogailos aš beveik neabejoju, jis buvo nuoširdus katalikas, dėl Vytauto abejočiau.
Nors aišku, jis labai platino katalikybę Lietuvoje, bet jo veiksmai tokie pakankamai įdomus yra iš tikrųjų, kai pasižiūri Vytauto asmenybę. Aš suprantu, yra madinga jį dar vis labai idealizuoti, bet kiek aš jį stebiu, tai man jis labai didelės pagarbos nepelno. Na ir labai yra svarbu pastebėti tai, kad tas stengimasis būti gerais katalikais, o toks buvo tarp mūsų valdovų ir didikų, vis tiek pagelbėdavo mums. Ir jeigu bandytume lyginti mus su likusia Europa, šiuo atveju civilizaciškai vakarų Europa, tai mūsų dinastija atrodė labai nuoširdžiai katalikiška, lyginant su daugybė kitų dinastijų vakaruose. Tai kitaip sakant, kur aš lenkiu? Man susidaro įspūdis, kad nors mes pasikrikštėjome vėliausiai, bet mūsų valdovų dinastiją katalikybė priėmė nuoširdžiausiai. Ir sakykime, tą labai galėtų iliustruoti, kai mūsų kunigaikštytės ištekėdavo į vakarus, pavyzdžiui, į Vokietiją, daug mes Vokietijoje kunigaikštienių turėjome iš mūsų kunigaikštyčių. Tai jos stebėdavosi, kaip ten yra teoriškai kalbama apie katalikybę ir senos yra katalikybės šaknis, bet visiškai paplitęs nekatalikiškas, nekrikščioniškas elgesys, kuris pas mus tas elgesys buvo praktiškai norma. Tai buvo labai, sakykime, tose konkrečiose dalykuose, kad Vokietijoje buvo labai daug įprasta lėbauti, girtauti. Pas mus ne, pas mus kaip tik labai saikingai pakankamai lietuviai gerdavo, o didelė dalis valdovų, kaip Vytautas ir Jogaila, iš viso abstinentai buvo. Kita vertus, pas mus bent jau daugelio valdovų laikais nebuvo mados turėti meilužes favorites. Kai mūsų kunigaikštytės ištekėdavo į Vokietiją, jos dažniausiai turėdavo susitaikyti su to, kad jų vyrai turėdavo viešai netgi pristatomas miestams ir vežamas auksinėse karietose meilužes. Jos tai būdavo, kaip katalikiškai valstybėje tai įmanoma. Pas mus buvo tai, savame suprantame, kad toks katalikiškas elgesys pagal Bibliją. Ten buvo daugiau to tokio, nežinau, kaip pasakyti, apsimetinėjimo galbūt. Tai iš tikrųjų aš taip daryčiau išvadą, kad mūsų valdovų dinastija, pradedant Jogailą, iš tikrųjų pakankamai nuoširdžiai priėmė katalikybės dogmas, o kad buvo labai religingi, tai faktas, nes vėlgi istoriniai šaltiniai rodo, kad šiai buvo įprasta mūsų valdovo dvarui, įsivaizduokim, jis daugiausiai rezidavo ten, kur dabar yra valdovų rūmai, arba iki tol ten stovėjusiuose pastatuose, arba tose, kurie dabar yra atstatyti, aišku, jie. Ir šalia juk yra katedra. Tai kiekvieną dieną valdovo dvaro su visa valdovo šeima eidavo į mišias. Ne sekmadieniais, o kiekvieną dieną absoliučiai. Ir vaikų auklėjime katalikybė buvo labai svarbi. Ir mūsų kunigaikštukai, kunigaikštytės buvo pratinami prie labdaros darbų, skaitydavo Bibliją lotyniškai, išmokdavo pirmą lotyniškai, kad galėtų skaityti Bibliją, nes Biblija nebuvo išversta nei į lenkų lietuvių kalbą tuo metu, apie kurį mes kalbame, tą laikotarpį, kurį kalbame. Ir daugybė visokių tokių tų ceremonialinių dalykų buvo visiškai persmelkti katalikybę. Ir taigi tas religingumas vienaip ar kitaip, manau, buvo pakankamai stiprus ir, man atrodo, ar norėčiau galbūt tikėti, nuoširdus. Jūs taip organiškai perėjote į tą sakykime, krikščioniškos moralės pusę Lietuvoje, tai ar mes galėtumėm kalbėti apie tam tikrą lietuvių mentalitetą ar būdą, kur jūsų manymu įvyko sąlyčio taškai tarp tos iki krikščioniškos pasaulėžiūros ir krikščioniškos moralės. Tai bent jau, pavyzdžiui, Stasys Šalkauskis bandė ieškoti tų paralelių ir skaitant jo tekstus, susidaro įspūdis, kad jo įsitikinimu katalikybė labai tiko tam tikram specifiniam lietuviškumo būdui, tam kuklumui, kažkokiam galbūt iš dalies asketiškumui. Jisai matė skirti mūsų tos lietuvių tautos nuo Lenkų, sakykime, kad mes tokie labiau į tą tokį gal asketizmą linkę ar kažkas tokio. Tai ar jūs iš savo perspektyvos mato tų paralelių, sakykime, kad ta katalikybė prilipo ir platesniai visuomeniai, ne tik elite? Iš esmės, taip žiūrint, tai aš manau, kad tai yra tam tikras 19-20 amžiaus nacionalizmo ideologijos konstruktas, kad yra kažkoks tautos būdas, tautos dvasia ir taip toliau, aš to ne per daug tikiu. Aš manau, kad kaip tik tam tikros vertybės jos ateina dažniausiai su religija ir kai ta religija ateina, tada tos religijos vertybės vienaip ar kitaip anksčiau ir vėliau paplinta toje tautoje. Bet aišku, galima manyti, kad tas svetingumas,
artimo meilė tam tikra, na vis tiek mes nesam, vis tiek jau, bent jau apie daugumą lietuvių kalbant, buvome ir esame ne tokie kaip skandinavai. Pas mus netgi jeigu ateina svečias nekviestas, tai vis tiek jis dažniausiai yra pavaišinamas, o Skandinavijai net kviesti svečiai dažniausiai yra nevaišinami, jeigu ką. tai iš tikrųjų mes to svetingumo turime ir artimo meilės pakankamai. Nors aišku, mes labai sulaužyta mūsų tauta per visą 20 amžių ir to galbūt, ką mes matėme senuosiuose lietuviuose, ar norėjome matyti, dabar yra mažai. Aišku, mes idealizuojame, bet pasižiūrėkim, kas vyksta visokiuose Facebook'o komentaruose ir aš manau, kad vaizdas yra ganėtinai liūdnas. Bet aišku, tai yra visiškai natūralu po tokių okupacinių traumų. Tai aš manau, kad taip, mūsų tauta nebuvo kažkokia, jeigu iš viso galėtume kalbėti apie tą tautos būdą, sakau, aš per daug to netikiu, tai be abejonės mūsų būdui ta katalikybė tiko, apskritai krikščionybė, bet aš manau, reikia kelti kitą klausimą, kas būtų netikę. Greičiausiai, bet kokia religija būtų tikusi, nes dauguma religijų, daugumoje sąlyčio taškų yra panašios. Aišku, yra tam tikrų skirtumų, bet iš tikrųjų nesminių. Aišku, aš manau, kad krikščionybė vis tiek yra labiausiai išsivyščiusi religija pasaulyje ir tokia labiausiai rafinuota jo šaka būtent yra katalikybė. Bet lietuviams būtent, sakykime, valstiečiams pereiti prie tos katalikybės buvo pakankamai sunku, ką rodė tai, kad netgi dar 17 amžiuje pas mus būdavo vis randama pagonių, nors tai jau keli šimtai metų po oficialaus krikšto. Ir tam tikrų pagoniškų stiprių reliktų dar vis buvo ir 19 amžiuje. Na, o tam tikras galbūt tam tikra linija ateina ir iki mūsų dienų, kad vis tiek kažkaip tai norisi dideliai daliai lietuvių ir kažkuo tokių ne visai katalikiškų patikėti, bet nors besijaučiant dvasingų, sakykime. Aišku, tas dvasingumas vėlgi tokia labai plati sąvoka, bet tai, kad dabar vėlgi ir buvo ir yra didelis susidomėjimas burtininkais, kortomis, joga dabar, dar ten kažkuo, tai rodo, kad ta katalikybė vis tiek matyti ir niekada nebuvo giliai įsišaknijusi, kaip sakoma, paprastą žmogų. Elite taip. Aišku, būdavo viena kita šeima, kurie turėdavo savo labai tokių pagoniškų tradicijų. Daugėlos, kurie gyveno Siesikų pilyje, sakoma, netgi turėjo kambarėlį, kuriame užsiimdavo pagoniškomis praktikomis dar 20 amžiaus pradžioje. Bet šiaip mūsų aristokratija buvo pakankamai persimusi ir anksti persimusi katalikybę ar apskritai krikščionybę, bet valstiečiai visgi, kaip rodo šaltiniai, labai vėlai ir sunkiai priėmė šitą religiją, ypač Žemaitijoje. Tai ar mes, sakykime, rezimuodami tą tapatybės klausimą, mes galime sieti, sakykime, arba konstatuoti, kad yra kažkoks saugimas to lietuviškumo ir lietuvybės su katalikybė, su to paveldu. Vėlgi ten ir istoriškai tie mūsų kunigai turbūt, kurie vienu ar kitu metu politiškai aktyvūs buvo įvairiuose etapuose, ten pradedant turbūt Motiejum Valančium, Maironiu, Vaižgantu ir panašiai. LDK buvo tos pats, tik apie tos kunigus yra mažiau kalbama. Taip. Tai jeigu taip palygintumėm, pavyzdžiui, Lenkų kontekstą, Lenkijos, kur tas galbūt, mano požiūriu, tapatinimasis lenkiškumo su katalikiškumu, jis dažnai atrodo toks labai deklaratyvus. Taip. Bet ar jis yra tiek tampriai taikomas praktikoje, ar nėra atvirkščiai, kad Lenkų kontekste yra labai daug deklaratyvumo, labai aukštai iškelta katalikybės vėliava greta valstybės simbolių, bet mūsuose galbūt tas buvo giliau įgyventa, kaip sakant. Nemanau. Aš manau, kad Lenkai didelė dalimi kaip tik giliau negu lietuviai įsijautė į tą kataliko, sakykime, būvį, jauseną. Pas mus, kaip sakiau, vis tiek labai ilgai išliko labai stiprus pagoniški reliktai, kurių Lenkijoje praktiškai nebuvo. Tiksliau, jie sunyko labai seniai, o pas mus jie buvo labai gyvybingi. Vienas dalykas. Antras dalykas, pas mus buvo daug mažiau to deklaratyvumo ir kaip tik galbūt netgi šiek tiek daugiau tam tikro ir laisvamaniškumo negu Lenkijoje. Ir labai ankstyvo laisvamaniškumo. Nes kai aš pasižiūriu kokius šliūpo raštus, tai nežinau, kaip čia jau, kaip sakant, kaip šiandien Raskevičius.
Tai va, tai iš tikrųjų, čia Šliūpas jau čia unikalus atvejis, bet ir kiti, kaip sakiau, ir Kudirka, ir Basanavičius man kaip katalikui sunku skaityti jų raštus tiesiog. Aišku, kai kurie juos iškelia vien dėl to, kad yra tautos patriarchai ir kartais tą katalikybę pastato kažkur, kad maždaug yra tauta, o po tauta yra bažnyčia. Tai galbūt čia mano asmeninis atvejis yra kitas, nes man yra viršuje bažnyčia, o pačioje tauta. Ir jeigu tokie kaip Basanavičius puola bažnyčią, man Basanavičiaus akcijos krenta, o ne atvirkščiai. Taip, pavyzdžiui, tarpukariu tas pats Oskaras Milašius, jisai tokį įžvelgė konfliktą, ne konfliktą, bet jisai matė, sakykime, tokią savotišką priešpriešą, kad lenkiška katalikybė labai persipinusi su tautiniu tokiu nacionalizmu. Jisai matė tame pavojų, kad jis tai vadino polska viera, kad sako, lenkai išradinėja savo katalikybę ir lietuviai būtinai turėtų to, kaip sakant, nesekti ir laikytis labiau tos universalios, kaip sakant, visuotinės katalikiškos krypties. Tai kaip manot, čia buvo koks nors tiesos grūdas, ar tai toks labiau subjektyvus galėjo būti vertinimas? Truputėlį, manyčiau, subjektyvus. Nes iš tikrųjų tas tam tikros visuomenės dalies, lietuvių, pabrėšiu, tam tikros, bet didelės dalies, ypač neišsilavinusių žmonių, savęs siejimas su katalikybė buvo labai stiprus. Ir tai, kad tarpukariu, kol Lietuva buvo demokratinė valstybė, tai yra iki Smetonos režimo, juk krikščionys demokratai visi, nors jų buvo 3 partijos, bet tik viena turėjo tą pavadinimą, bet faktiškai buvo 3 krikščionių demokratų partijos, kurios sudarydavo koaliciją, jos turėdavo absoliučią daugumą Seime. Kai tuo tarpu, sakykime, tautininkai praktiškai negaudavo vietų ir jie į valdžią atėjo tik tai per perversmą, nes tautininkais mūsų tauta nepasitikėjo. Nei Basanavičium kaip politikų, nei juolab Smetona, nei dar ko nors. O krikščionys demokratai tiesiog buvo ant, kaip sakant, nežinau, ant baldakimų nešiojami. Tai va, tai rodo tam tikrą be abejonės politinės tautos sulipimą su religija ir tam tikrai nesutarimai, kurie vėliau išryškėjo tarp krikščionių demokratų ir tautininkų, irgi tą, manau, šiek tiek rodė. Tai kitaip sakant, visgi kritinė masė Lietuvoje, kad ir tarpukariu, visgi buvo visiškai suaugusi su politinė katalikybė. Ir toje vietoje mes stovėjome visiškai panašiai kaip Lenkija. Bet apskritai tai buvo būdinga dideliai daliai katalikiškų tautų, ypatingai, pavyzdžiui, Austrijai, Kroatijai ir įvairioms kitoms mažesnių lygmenių. Ir, sakykime, ir Franko Ispanija irgi labai susijusi su katalikybė ir Salazaro Portugalija. Tai čia nebuvo tas lietuviškumas, lenkiškumas susirišęs tiesiog su katalikybė, suaugęs kažkas unikalaus Europoje. Ne. Bet nuo Lenko aš didelio skirtumo šitoje vietoje nematyčiau, tik tai dar galbūt pabrėšiu, kad pas mus gal truputėlį buvo mažiau to susirišimo ir jisai greičiau vėliau nunyko, nes, pavyzdžiui, būtent dabar lietuvių susirišimas su katalikybė yra vienas mažiausių netgi iš visų katalikiškų istoriškai tautų. Ir vien ką reiškia statistika, kai 80 maždaug procentų Lietuvos gyventojų laiko save katalikais, dar yra kitų krikščionių, bet Dievą tiki 40 procentų. Kur yra 40 procentų gyventojų, kurie yra katalikai, bet netiki Dievą? Kas tai per? Lenkijoje tai neįsivaizduojama. Buvo pakrikštyti, bet paskui, kaip sakyti, laiko save prirašytais, bet... Ne, galbūt jie laiko save dvasingais. Vėlgi, tai nereiškia, kad jie ateistai. Jokių būdų ateistų Lietuvoje yra mažiau negu 10 procentų. Bet tie žmonės laiko save dvasingais tiesiog. Va, tai yra tokia sąvoka. Jie, kaip sakant, ir kortom ten pasibūrė, ir pas būrėją nueina, ir horoskopais tiki ir panašiai. Naujojo amžiaus, kaip sakant... Lenkijoje tas nebūdinga. Lenkijoje labai daug yra tokių tvirtų katalikų ir maždaug sutampa tas skaičius žmonių, kurie tiki Dievą ir yra katalikai. O pas mus yra labai didelis atotrukis. Vienas didžiausių Europoje, tarp kitko. Pereikim prie, sakykime, sekančio apie valstybės ir tautos pasakojimą. Tai, kaip žinome, daugelis valstybių turi tam tikrą savo, pavadinkim, tapatumo legendą, mitą, apibrėžiantį, apie ką mes esame kaip valstybė, kaip tauta, nusakanti, kaip mes istorijoje
atrodome, kaip save reprezentuojame ir kaip mes apie save galime papasakoti kitų kultūrų žmonėm. Tai ar Lietuvos kaip tautos ir valstybės tapatumo pasakojimas istoriškai labiau remiasi katalikiška kryptimi, ar tai vėlesnė interpretacija sustiprėjusi tautinio atgimimo metu? Tai ar mes iš viso bandydami, ar mes turėtumėm visų pirma tą pasakojimą formuluoti ir ar ta katalikybė turėtų būti jo dalis? Ar turėtų būti dalis, tai be abejonės turėtų būti. Ir vis tiek, aš toks kaip pakankamai konservatyvus žmogus, manau, kad tame tautinėme pasakojime visada religija turi būti vienas svarbiausių dalykų, nes tiesiog tą suponuoja mūsų istorija. Ir sakykime, iki XIX amžiaus pabaigos mes iš viso nelabai rastume ateistų iš vis. Kita vertus, Lietuvos ir Lenkijos valstybėje, kaip rodo praktika, ateistai buvo ir deginami ant laužo. Tai tiesiog aš manau taip, kad dabar daug kas pasakytų, kad reikia tam tikro pluralizmo, čia tokia liberalizmo ideologijos išvada, bet aš manau, kad tiesiog žmogus, kuris išmano Lietuvos istoriją ir, pavyzdžiui, nėra tikintis, taip, jis turi pasirinkimą būti netikinčiu, bet negerbti katalikybės vaidmens, manau, tiesiog būtų nelogiška iš tikrųjų ir nepatriotiška ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, čia galima kalbėti labai daug iš tikrųjų apie šitą temą ir čia mes vis tiek turime tas dvi, šiuo atveju mes dabar kaip ir trečioje valstybėje, tarpukario Lietuva vėlgi atskiras reikalas, bet LDK tai dar įdomiau. Nes iš tikrųjų nuo mūsų, sakykime, lietuvių tautos tapatybės, nors aišku, ta tauta LDK buvo gerokai kitokia nei ta, kuri buvo sukurta apie 1900-uosius, vis tiek katalikybė ir beje kuo toliau, tuo labiau buvo vertinama kaip pats svarbiausias tautiškumo dėmuo. Ir katalikybė vis labiau plito Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir kuo nusipelnė, sakykime, jeigu taip galima sakyti, vakarų civilizacijai Lietuva, lietuvių politinė tauta, kad ji pervertė į katalikybę beveik visus baltarusius. Apie tai dabar kažkaip yra nelabai madinga kalbėti ir tas labai skausminga Rusijai. Bet iš tikrųjų XIX amžiuje baltarusiai buvo sugrąžinti stačiatikybę, šiaip beveik visi baltarusiai buvo tapę katalikais. Ir netgi Vilniuje, kur labai daug buvo stačiatikių cerkvių 15 amžiuje, 17 amžiuje liko tik viena stačiatikių cerkvė. Tai reikia įsivaizduoti, kokio tai buvo katalikiškumo kraštas. Pagal Lietuvos įstatymus, kurie truputėlį keitėsi, kuo toliau, tuo labiau, tuo daugiau privilegijų buvo teikiama būtent katalikams ir ilgainiui iš viso, nors aišku, daug kas akcentuoja, kad mes 17-16 ypač amžiuje buvome tolerancijos lopšys, tolerantiškiausia valstybė Europoje, labai liberalai mėgsta tą pabrėžti, bet iš tikrųjų, kuo toliau, tuo Lietuva darėsi vis labiau katalikiška valstybė, kas yra dažnai labai neakcentuojama ir apskritai, kalbant apie mūsų, jeigu taip galima sakyti, civilizacinę misiją, gal tai truputėlį taip skamba toks posakis, bet manau, jin buvo tokia, tai mūsų valdovai tą suvokė ir patys popiežiai jiems tą nurodydavo ir visa Europa matydavo, kad mes esame, jeigu Europą skirstume į vakarų ir rytų, ryčiausia vakarų Europos valstybė, kuri privalo ginti visos krikščioniškos, trečiu atveju katalikiškos Europos sienas. Ir mes turime platinti tą katalikybę toliau. Tai jeigu mes kalbėtume apie mūsų tautos istorinę misiją, čia būtų tik klausimas, kaip mes tą galime daryti šiandien, iš tikrųjų taip toliau. Aišku, yra kalbama apie tai, kad dabar mes turime plėsti demokratiją į rytus, ar ne? Bet iš tikrųjų istoriškai tai mūsų tautos paskirtis ir misija buvo atplėsti katalikybę į rytus. Aišku, patiems išlikti katalikams ir, kaip sakant, užkrėsti katalikybę šiuo atveju baltarusius, ukrainiečius, rusus ir galbūt dar toliau. Tai šiuo atveju vėlgi šaltiniai labai aiškiai rodo, kad Vytautas buvo popiežiaus paskirtas tokioms kaip ir pareigoms, kad Vytautas didysis turėjo, atstovauti tą katalikišką liniją šitoje rytų Europoje ir mes kartu su Lenkija ir kai kuriom tom rytiniam šalim kitom, pavyzdžiui, Kroatija, Vengrija, buvo vadinama tiesiog krikščionybės bastionų, žodžiu, krikščionybė vis tiek tuo metu buvo suvokiama visų pirma katalikybė, stačiatikiai buvo vadinami schizmatikais, o ne krikščionimis, taigi buvo matoma, kad čia yra krikščionybės linija, kuri gina ją ir gina nuo rusų, gina nuo turkų, gina nuo totorių
ir ilgą laiką Lietuva atstovėjo. Tai šiuo atveju šitas istorinis LDK, šita istorinė LDK misija, manau, mūsų istoriniam tapatumui tautiniam ir šiandien turėtų būti gerai pažįstama, o yra pažįstama per mažai, ir turėtų būti pakankamai priimtina, aš manau, ypač dešinios politinės minties žmogui. Tai šiuo atveju taip, demokratijos platinimas labai yra svarbu, bet katalikybės platinimas ne ką mažiau turėtų būti svarbu lietuvio tapatybėje, aš manau. Taip, ir turbūt, nežinau, ar sutiksit, kad galbūt galima tokią dedukciją daryti, kad katalikybė ir krikščioniška mintis pati savaime veda link demokratijos, link pagarbos žmogui, individui, paisimo kito žmogaus interesų. Tai vien iš pačių mokymo doktrinų, ko gero, plaukia tam tikri demokratiniai aspektai. Be abejo, pati demokratija, jinai, toje antikinėje Romoje turbūt jinai pati mintis formavosi dar tų antikinių filosofų galvose ir panašiai, bet tas jos įgyvendinimas tikrasis, ko gero, su ta krikščionybė geriausiai dera, nes kaip yra tekę skaityti tą ankstyvųjų amžių krikščionybę, kada jinai buvo persekiojama, tai, kaip sakant, patirdama priespaudą Romos imperijoje, jinai visą laiką buvo laikoma tarsi netolerantiška, nes netoleruoja visų pagoniškų sistemų. Ta prasme, romėnai laikė krikščionis netolerantiškais, nors patys jų netoleravo, bet toleravo viską. Tai ta prasme, iš to galėčiau daryti išvadą, kad tas krikščioniškas nuolankumas ir ta tarpusavio meilė ir panašiai, jis dera, sakykime, su demokratijos to tikrųjų įgyvendinimu, sakykime, koks jis turėtų būti visuomenėje. Tam tikra prasme dera, bet vis tiek reikia nepamiršti, kad katalikybė nugyveno labai ilgą kelią, 2000 metų, ir jos, sakykime, jos politinė doktrina keitėsi. Daug kas įsivaizduoja, kad katalikybė jokioje srityje nesikeičia. Yra tokia pati, kaip nuo Jėzaus laikų. Taip, aišku, yra dalykų, kurie nesikeičia, esminiai dalykai nesikeičia, yra dogmos, yra liturgija, yra ten dar visokių dalykų. Nes su tai liturgija irgi keičiasi labai. Bet šiuo atveju požiūris į politiką katalikybės pasikeitė kelis kartus net kardinaliai. Ir šitoje vietoje labai verta atsiminti, kad tas, sakykime, tapatinimasis, tiesiog tapatinimasis su demokratija ir respublika atsirado katalikybėje, tiksliau išplito katalikybėje ir iš viršaus buvo pradėtas skatinti šiuo atveju popiežiaus Leono XIII tik XIX amžiaus pabaigoje. Ir XIX amžiaus pabaigoje, tuo metu, kada formuojasi krikščioniškoji demokratija, ateina kalba apie visą tai, kas mums atrodo savame suprantama. Bet iki XIX amžiaus pabaigos katalikų bažnyčia ir ypatingai pačių popiežių asmenyje visų pirma pasisakydavo prieš respubliką ir prieš demokratiją. Dėl to klasikiniai konservatoriai iki to laikotarpio visada būdavo monarchistai, dažniausiai absoliutinės monarchijos šalininkai. Jie pasisakydavo už valstybinę religiją, valstybės ir religijos suliejimą ir daugybę kitų panašių dalykų. Ir autoritarinį valdymą beje taip pat. Tai iš tikrųjų XIX amžiaus pabaiga buvo tam tikras lūžis, kada Leonas XIII paskatino katalikus prisitaikyti prie savo aplinkos. Ir šiuo atveju, jeigu jie gyvena, šiuo atveju konkrečiai turėjo galvoje Prancūziją po revoliucijos respublikoje, tai galėtų pripažinti respubliką. Bet iki XIX amžiaus pabaigos buvo įprasta iš popiežių girdėti, kad jokių liberalių reformų, jokių be abejo socializmų, tik tai klasikinis konservatizmas, monarchija, valstybinė religija, bažnyčiai atitekęs švietimas ir daugybė kitų tokių klasikinių idėjų. Tai iš tikrųjų krikščioniškoji demokratija, kuri atsirado tik XIX amžiaus pabaigoje, ji labai skiriasi nuo gero 1000 metų, kuris buvo iki tol. Ir, sakykime, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės katalikybė, jinai nekvepėjo, aišku, Leono XIII požiūrį, nes jis tiesiog neegzistavo. Tai buvo visiškai tokia feodalinė santvarka ir feodalinė bažnyčia, tokia jinai ir buvo iki XIX amžiaus pabaigos. O kai kuriais klausimais dar iki XX amžiaus vidurio, kada Jonas XXIII ir Paulius VI gerokai rekonstravo bažnyčią. Ir mes tos rekonstrukcijos iš esmės nelabai matėme Tarybų sąjungoje gyvendami. Tik tai pamatėm vieną skirtumą, kad štai lotynų kalbą staiga pakeitė lietuvių kalba.
Bet iš tikrųjų tie procesai vakaruose buvo pakankamai skausmingi konservatoriams ir labai daug kas nenorėjo priimti to, kas buvo, galbūt būtų galima pavadinti viduramžiška. Tai šiuo atveju bažnyčia dabar pabandė grįžti prie šaknų, prie pirmųjų krikščionių bendruomenės tradicijų, bet visgi didžiąją dalį bažnyčios istorijos katalikų bažnyčia labai aiškiai buvo tokia feodalinė struktūra ir dėl to klasikinis konservatizmas ją tokia ir mato pakankamai. Krikščioniška demokratija jau yra nebereikla vadinama demokratija. Tai va, tai žodžiu, su ta demokratija čia yra toksai sudėtingas dalykas. Nes iš tikrųjų iki šiol bažnyčia nėra labai demokratiška, kalbant apie pačios bažnyčios sandarą. Ir nepamirškime, kad Vatikano valstybė iki šiol yra vienintelė Europoje absoliutinė monarchija. Ten nėra jokios konstitucijos ir jokios demokratijos, ten popiežius yra vienvaldis faktiškai karalius. Nėra jokių rinkimų beveik, išskyrus konklavą. Ir kitaip negu, sakykime, vėlgi pirmųjų krikščionių laikais, tai yra dvasininkų mes nerenkam. Dvasininkus paskiria popiežius, o popiežių paskiria kardinolai, o kardinolus paskiria popiežius, vėlgi ne mes renkam. Taigi jokios demokratijos bažnyčioje beveik nėra. Ir tai yra tam tikra liekana nuo tos feodalinės viduramžiškos struktūros. Pasikeitė požiūris į liturgiją, pasikeitė požiūris į politiką, bet pati bažnyčia tebėra pakankamai tokia autokratinė struktūra. Taip, gyvendami sekuliarėjančioje visuomenėje, kaip jūsų nuomonė būtų galima prasmingai integruoti katalikišką tą civilizacinę patirtį, kuriant ateities Lietuvą, negrįžtant į, sakykime, kažkokį dogmatiškumą galbūt, kaip visuomeniai kartais atrodo, bet neprarandant ir to vertybinio stuburo. Arba iš to išplauktų galbūt trumpesnis klausimas, kaip tas vektorius į ateitį, sakykime, įvertinant tai, kad jeigu pripažįstame, kad ta patirtis ir tas paveldas kultūrinis mūsų katalikiškumo yra brangus, vertingas ir yra mūsų dalis, tai kaip mes turėtumėm tai implementuoti toliau, sakykime, toj šiuolaikiniai visuomeniai, kokia yra dabar. Taip. Be abejo, sekularizmas plinta ir bent kol kas, bet visgi man netrodo, kad tai yra ateitis. Aš manau, kad visuomenė, jeigu jinai iš viso išgyvens, grįž prie vienokios ar kitokios religingumo formos. Aišku, dalinai tą diktuoja ir demografinė situacija, vis tiek ateistai dažniausiai neturi vaikų. O dauguma vaikų aiškiai gimsta krikščioniškose, katalikiškose šeimose, juk niekam nėra nuostabu, kad patys stipriausi katalikai Lietuvoje dažnai turi ir po 6 vaikus ir panašiai, būdami net ir pakankamai turtingi, ypač netgi būdami turtingi, nes dažnai turi vaikų tiek, kiek gali leisti jų finansinė padėtis, o gimdo žmona tiek, kiek Dievas duoda. Tai šiuo atveju aš skeptiškas truputėlį, kad labai čia tas sekularizmas plis ar ateizmas. Nes iš tikrųjų taip, ateizmas gali plisti per propagandą, bet jis nėra demografinis veiksnys didelė dalimi. Tai iš tikrųjų ką, katalikams taip, kiek įmanoma reikia gimdyti vaikus, juos auklėti katalikiškai. Šitoje vietoje, manau, turėtų labai daug pasitarnauti, turiu galvoje, kad Lietuva turėtų mesti vieną tokį sovietinį iš tikrųjų reliktą kaip sudievinimą valstybinių mokyklų. Aš manau, kad laikas yra truputėlį suvokti, kad visame civilizuotame pasaulyje save gerbiantis tėvai dažniausiai vaikus leidžia į privačias mokyklas. Ir katalikai būtent į katalikiškas privačias mokyklas. Tokių turėtų Lietuvoje atsirasti daugiau. Be abejo, kad Lietuvos valstybinės mokyklos yra ir kuo toliau matyt bus sekuliarios. Bet norint išlaikyti katalikybę, be abejonės reikės katalikiškų mokyklų daugiau ir stipresnių, negu jos dabar yra Lietuvoje. Tai iš tikrųjų yra labai gražių iniciatyvų ir šitas dalykas judės, manau, toliau. Tai aš manau, kad netgi gali įvykti tam tikras katalikybės atgimimas 21 amžiuje Lietuvoje. Dabar jisai praktiškai prasideda Jungtinės Amerikos valstijose. Ir galbūt jisai vyks ir kitose šalyse, nes, pavyzdžiui, Prancūzijoje irgi matosi tam tikrų ženklų, kad jaunimas truputėlį mažiau darosi ateistiškas nei jų tėvai.
ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, manau, pirmiausia, Lietuvoje katalikams reikėtų išlaikyti savo tapatybę, labai tvirtai tą padaryti ir tiesiog liudyti katalikybę, liudyti savo tikėjimą. Bet svarbiausia, ką aš pabrėšiu, kad taip, dabar jau nebe tie laikai, kad reikėtų užsimti prozelitizmu. Ir aš manau, kad nėra prasmės kažkaip tai labai ten piktai įtikinėti kitus, kad jie privalo būti praktikuojantis katalikai ar ten panašiai. Prievartos laikai seniai praėjo. Ir ką mes labiausiai katalikai galime gražaus padaryti, tai visų pirma savo pavyzdžių rodyti ne katalikams, kad katalikų būti yra didelė laimė ir tokių būti yra verta. Deja, Lietuvoje kol kas dar tebėra daug tam tikro tokio, nežinau, kai kas įvadina davatkiškumu, tokio pikto fariziejiškumas, taip, tai labai, labai tinkama savoka, taip, jinai yra būdinga dideliai daliai, ypač vyresnio amžiaus žmonių, kurie tikrai kažkaip, ir jie tą formą labai sureikšmina. Iš tikrųjų, ne forma yra svarbiausia yra turinys. Ir kaip ten bebūtų, su turiniu yra didžiausios problemos, nes daug kas vaikšto į bažnyčią, bet ar jie supranta, ką ten daro. Va čia kur yra klausimas. Nors aišku, statistiškai netiek ir daug kas Lietuvoje vaikšto į bažnyčią, bet iš tų, kurie vaikšto, dar mažiau kas supranta, koks yra turinys viso šito ir kokia yra katalikybės doktrina. Tai šiuo atveju tiesiog patiems katalikams reikia rodyti pavyzdį ir patiems labai daug mokytis ir dar kartą studijuoti, be abejonės perskaityti visą Bibliją, išmanyti visą storąjį katekizmą, gilintis į visokias popiežių enciklikas, kitus dokumentus ir panašiai. Tai yra privalu šių laikų katalikui, manau. Tai va, ir žinoma, elgtis tokia biblinė dvasia, kurioje labai yra svarbus, kaip jūs sakėte, demokratiškumas. Tai yra tam visų pirma artimo meilė. Ir jeigu katalikai ta iš tikrųjų tikra artimo meilė švytės, tai tada ir pačios tautos laukia graži ateitis. Nes iš tikrųjų popiežiai yra pakankamai daug prirašę, ypač XIX amžiaus pabaigoje, bažnyčios dokumentų apie tai, kuo liberalizmas yra pavojingas. Ir aš manau, kad liberalizmas 21 amžiuje vis labiau patirs tam tikrą krizę. Ir žiūrėsim, kokia čia religija liks Europoje. Gal musulmonų tikėjimas, aš nežinau. Kai kuriuose valstybėse panašu, kad gali islamas nugalėti krikščionybę. Bet aš nelabai tikiu, kad, pavyzdžiui, jeigu neįvyks, pavyzdžiui, pasaulio pabaiga, kad 22 amžiuje Europa bus labai sekuliari ar ateistiška. Aš to absoliučiai netikiu. Tiesiog arba susikurs nauja Europos civilizacija kažkokia, arba mes grįšime prie savo šaknų. Tai iš tikrųjų aš tai linkėčiau Lietuvai tą prisiminti ir aišku, kaip sakant, kiekvieno yra apsisprendimo reikalas visi tie dalykai, aišku, ir Dievo pašaukimo reikalas, kaip šiuo atveju, mano atveju, tiesiog aš tai pajutau, Dievas šaukia ir viskas, ir viską meti save ir klausai Dievo. Tai šiuo atveju tiesiog klausyti sąžinės balso pirmiausia reikėtų. Bet iš tikrųjų, katalikybė, jinai taip labai daug yra gražiai kalbant ir gražiai prirašiusi bažnyčios mūsų mokytojai, autoritetai apie tai, kaip turi sugyventi visuomenė. Ir jeigu iš tikrųjų visi elgtųsi tikrąją to žodžio prasme krikščioniškai, tai iš tikrųjų ateitis turėtų matytis labai gera. Jeigu iš tikrųjų tas nebūtų to fariziejiškumo, kaip sakėte, nebūtų ten dar kažko. Nes iš tikrųjų, aš nežinau nuo kada, bet kažkaip man sunku, kaip kultūros istorikų, numatyti kada, bet kažkaip vis tiek tam tikro individualizmo lietuvių tautoje dabar yra labai daug. Labai daug. Ir tai yra blogai. Ir sakau, mėgstu sakyti tokį pavyzdį, kad tas labai matosi daugiabučiuose. Kiek yra iščiūstyti butai, o kokios visur apleistos laiptinės. Tarsi bendri dalykai mums nepriklauso. Tai va, tai iš tikrųjų, kada mūsų laiptinės bus gražios, tada mes pradėsim suprasti, kad ir mūsų valstybė gražės. O kol kiekvienas rūpinsis tik savo kiemu, tai nepamirškim, kaip senovės graikai vadino tuos, kurie rūpinasi savo kiemu. Idiotais. Paskui mes pakeitėm idioto termino prasme. Taip, iš tiesų, tas individualizmas, jisai ypač, kaip bebūtų keista, ko gero po nepriklausomybės tokia banga jo. Banga, tai nes iš tikrųjų mes tapome daugeliu požiūrių labai liberalia valstybė iš karto po sovietmečio griūties. Mes ne tiek grįžome prie savo tautos šaknų, kiek pasileidome laukais, padraikais plaukais. Taip, nes
aš pats pradėjau lankyti mokyklą pirmaisiais nepriklausomybės metais ir visus tos 12 metų girdėdavom vien tik tai, kaip sakant, gyvenk dėl savęs, viskas palauks, pirma mokslai, po to karjera, o vaikai gal, bet nebūtinai. Tai vat ta dvasia, ta tokia mąstysena, jinai akivaizdžiai duoda vaisius šitoj visoj sekuliarėjančiai visuomeniai ir prastoje demografijoje ir ko gero atsigręžimas į tą kryptį, gilėją tradiciją, gilėją tą katalikišką tradiciją mums galėtų padėti. Tai kokią pagrindinę pamoką iš Lietuvos krikščioniškos istorijos jūsų manymų turėtų pasimti ateities Lietuva? Pamoką. Sunku iš tikrųjų, sunku pasakyti, bet iš tikrųjų pamoka pagrindinė buvo ta, kad vis tiek mūsų valstybė išgyveno tik tai įsiliejusi į krikščionišką katalikišką civilizaciją. Tai, kad mes iš viso, kaip sakant, sukūrė valstybę 13 amžiuje, dar vis, kad ir su pertraukomis esame valstybė, visų pirma vis tiek tą nulėmė priklausomybė krikščioniškai civilizacijai ir mūsų ta krikščioniška kultūra. Nes kaip ten bebūtų, ar universitetai, ar net paprastos mokyklos pas mus atėjo su krikščionybė, raštas atėjo su krikščionybė. Praktiškai viskas, kas yra susijęs su aukštąja bet kokia kultūra, yra susijęma su krikščionybė. Tai aš manau, kad tiesiog yra nelogiška tą pamiršti. Tai yra ta, sakykime, pamoka, kad mūsų istorija be katalikybės, be krikščionybės plačiaja to žodžio prasme būtų labai liūdna ir praktiškai niekinė. Ir mes praktiškai net nebūtume žinomi ir pasaulyje ir mes turbūt patys savęs nesuvoktume kaip visuomenės, kaip civilizuotų žmonių be religijos. Dėl to sakau, man tai labai įdomu, kaip įsivaizduotų save tos visuomenės, kuriuose paplinta sekularizmas labai platus, ar laicizmas, ar šiuo atveju ateizmas, kaip jos išgyventų. Nes kol kas mes ateistinių visuomenių tikrai to žodžio prasme neturime. Ir vis tiek daug pasaulis laikosi ant religingų žmonių. Tai vis tiek, aišku, ateistų skaičius kol kas lyg tai didėja, klausimas, kaip čia bus toliau. Ir žiūrėsim, aišku, pagrindinis dalykas Kinija, žiūrėsim, kaip bus su Kinija. Nes Kinijoje iš tikrųjų religingumas mažėja ir ten užsitęsia tos visos komunizmo statybos, kurios dabar jau darosi kai kuriais klausimais liberalios, nes, kaip matosi, komunizmas nepasiteisino niekur, jokioje valstybėje ir kinams reikia to liberalizmo, kad jie kažkaip išgyventų, bet religingi žmonės, kokią religiją jie Kinijoje išgyventų, iki šiol yra sunkesnėje padėtyje nei tikintieji Sovietų Sąjungoje. Tai žiūrėsime, kaip toliau bus šitoje vietoje. Tai aš sakau, kažkaip aš sunkiai įsivaizduoju absoliučiai sekuliarią visuomenę, kuri išgyventų ilgas epochas. Kol kas mes to nematėme, tai dėl to negalima sakyti, kad tai neįmanoma, bet kaip niekur nepasiteisino komunizmas, tai greičiausiai niekur nepasiteisintų ir iki galo sekuliari visuomenė. Aišku, daug yra skirtumo tarp to ir Lietuvoje, tarp kitko, dauguma politikų net aukščiausio rango nesupranta to skirtumo, kur yra skirtumas tarp valstybė ir bažnyčia atskiros, o kur atskirtos. Taip, kai kuriuose valstybėse visai gerai sugyvena bažnyčia ir valstybė, kai jos yra atskiros, bet kai tampa atskirtos, čia klausimas, kaip čia tas būtų. Tai iš tikrųjų aš manau, kad yra labai svarbu ir aišku, nebūtinai katalikams tikintiems, bet apskritai tą katalikybės vaidmenį vertinantiems žmonėms atstovėti tam tikras ultraliberales, apskritai kairiasias idėjas, kad, žodžiu, krikščionybę reikia kažkaip marginalizuoti, kažkaip išstumti, kad religinis argumentas yra niekinis, kad reikia kalbėti kažkaip tai neva tarsi proto balsu, nors iš tikrųjų aš tai manau, kad kaip tik didžiausias proto įsikūnimas ir yra, sakykime, šiuo atveju katalikybė kaip doktrina. Taip, iš tiesų valstybės ir religijos atskirimu mėgstama manipuliuoti šiais laikais ir pačiam tikrai. Komunistai ir mes turim labai stiprią tradiciją. Taip, ir dažniausiai tam priskiriama daugiau negu reikia. Kartais mes visi suprantam, kad valstybės ir religijos atskirimas jis dažniausiai apibrėžia valdymo nesikišimą į vienos struktūras, tarsi katalikybė. Atskirimas?
Taip. Kad tarsi valstybė nesikiša į katalikišką hierarchiją ir atvirkščiai, bet dažniausiai tą atskirimą daug kas bando tokiu padaryti atskirimu nuo žmogaus ir nuo žmogaus kažkokių visuomeninių funkcijų, sakykime, kai kažkas nori gal kažkokią ar tai koplyčiai rengti, ar kažkokią bendruomeninę iniciatyvą ir iš karto tas yra stumiama, kad čia ne prie ko, čia yra netikėjimo reikalai ir kad ten gink dieve įsižeis koks nors netikintis ir panašiai. Taip, čia yra šitas dalykas. Ir tikrai reikia labai atstovėti tą poziciją vėlgi katalikybę vertinantiems, nebūtinai praktikuojantiems katalikams, kad katalikai yra lygus su visais ir jų katalikiškas mąstymas yra lygus su bet kokiu mąstymu, mažiausiai. Ir šiuo atveju taip, mes Lietuvoje turim daug tam tikrų, sakykime, gal nepasakysiu privilegijų katalikybei, bet, sakykime, tam tikro lygiateisiškumo, kurio, pavyzdžiui, jau seniai nebėra Prancūzijoje. Ten katalikai yra labai dirbtinai ir jau seniai iš visur varomi kaip kažkokie, kad jie tarsi neturėtų netgi pasisakyti, kad jie katalikai. Ir šiuo atveju, kad ir Prancūzijos atvejais, ir kitų šalių atvejais, kaip jūs kalbėjote apie bažnyčios ir valstybės atskirimą, tai vėlgi pasižiūrėjus į pasaulio istoriją Europoje šiuo atveju, tai bažnyčios ir valstybės atskirimas dažniausiai, net ir demokratinėse valstybėse, kažkodėl yra lydimas bažnyčios turto nusavinimo. Tai vat, jau tai rodo, kad tam tikri, nes, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kai buvo atskirta bažnyčia nuo valstybės 1905 metais, tai valstybė pasiėmė iš bažnyčios viską, ką galėjo, net auksinės taurės, viską. Dabar nemandagu apie tai kalbėti, nepolitkorektiška, bet tai buvo. Ir praktiškai daugumoje valstybių, kur įvyko atskirimas, šitie procesai egzistavo. Taigi ir tas terminas vadinasi sekuliarizavimas, šiuo atveju yra bažnyčios turto nusavinimas dažniausiai istorijoje yra. Tai rodo, kad tos jėgos, kurios siekia to sekuliarizavimo, jų tikslai yra ne visada kažkokie labai gražus ir ten, sakykime, sekuliariai moralūs. Iš tikrųjų. Tai čia reikia būti labai žiūrėti, kas už viso to slypi. Bet Lietuvoje, pabrėžiu, bažnyčia ir valstybė nėra atskirtos, nors kai kurie mūsų politikai daro klaidą sakydami, kad taip, tikrai pasisakymą esam girdėję, neminėsim pavardžių. Ir tai, kad pavyzdžiui, kad ir LRT taryboje iš 12 žmonių vienas yra deleguojamas bažnyčios, tai rodo, kad pas mus katalikybei tam tikras lygiateisiškumas jis yra rodomas ir tas yra labai gerai. Ir tai, kad, nes šiuo atveju Prancūzijoje turbūt tai būtų sunkiai įsivaizduojama, o pas mus dar yra kita tradicija ir sakau, nors mes ir negrįžome prie tarpukario Lietuvos požiūrio į katalikybę, bet ir neįvyko kažkoks galutinis laicizmo įkūrimas Lietuvoje po 1990-ųjų. Ir nors religingumas čia labai sumažėjęs ir pagarba bažnyčiai patruputį mažta, nors vis tiek yra pakankamai didelė, kaip rodo statistika. Bet, žiūrėsim, kur tas tai svarbu išlaikyti šitoj vietoj status quo. Ir aš manau, kad nepaisant nuo religinių pažiūrų, tai būtent ta pagarbos religijai, pagarbos būtent mūsų pagrindiniai religijai, tai yra katalikybei, tą darbą turėtų atlikti politinės partijos ir įvairios organizacijos socialinės. Ir šiuo atveju pagrindinė partija, kuri, išlaikykime, ir patys vyskupai to dar vis tikisi ir didelė dalis tikinčių irgi taip mano, yra siejama būtent su, kas rodo ir beje pavadinimą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Aš suprantu, kad šiuo atveju aš suprantu, kad šitoje partijoje yra labai daug ir nereligingų žmonių ir labai daug buvo tokio antireliginio sentimento mūsų partiją valdant Gabrieliui Landsbergiui. Ir Ingridos Šimonytės veiksmai irgi rodo aiškiai, kad aš nežinau, gal jinai yra tikinti, bet sakoma, kad taip, bet sakykime, jos politika nėra besivadovaujanti katalikų bažnyčios doktrina, nė iš tolo. Tai aš manau, kad šitai partijai Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionys demokratams reikėtų šiek tiek labiau grįžti prie tam tikro tradicijos palaikymo, prie tam tikro konservatizmo, nes be abejonės tai yra, kaip ir visa Lietuva įpratusi sakyti, konservatorių partija. Ir tuo palaikymu bažnyčiai ir jos tradicijai šita partija ir turėtų išsiskirti nuo kitų partijų. Nes kitaip mūsų partija labai
Na, aš apie save kalbu, nes aš esu šitos partijos narys. Na, ir labai supanašėja su liberalų sąjūdžiu, galbūt Laisvės partija ir panašiai. Ir tas supanašėjimas valdančioje koalicijoje 20-24 metais buvo labai akivaizdus ir jis nuvylė didelę dalį rinkėjų. Tai aš manau, kad šitoje vietoje ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai turėtų būti ta jėga, kuri 21 amžiuje liudys religijos svarbą Lietuvos politikoje ir visuomenėje. Taip, iš tiesų, ko gero, aš galėčiau spėti, kad ankstesnių metų ta inercija į tą liberalesnę pusę galbūt iš dalies buvo nulemta ir tokių europinių madų, galbūt konservatizmo, tokio europietiškojo su to liberalumo tokiu ryškių prieskonių. Taip, dabar norėsiu, kad auditorija pagalvotų klausimų, galbūt jau esat sugalvoję, tai kol galvojate, aš dar tokį paskutinį, kaip sakyti, faktologinį dalyką, gal jis nelabai yra istoriškas, bet socialiniuose tinkluose prasisuko, sakykime, ten Krikščionių darbuotojų sąjunga publikavo vakar ir šiandien tokią statistika, kad nėštumo nutraukimai yra didžiausia mirties priežastis statistiškai šių dienų pasaulyje, vertinant pagal visas mirties priežastis, dėl ko žmonės miršta, sakykime, anksčiau laiko, tai dėl nėštumo nutraukimo 78 milijonai neatsitikusių gyvybių kas metus, tai turbūt per vienus metus daugiau negu per antrąjį pasaulinį karą beveik. Būtent. Tai, kaip sakant, kaip šitą žinią tam konservatyviam kontekste išplatinti ir aktualizuoti, kai, tarkime... Tiesiog apie tai kalbėti, tą liudyti ir patiems mums visiems apmastyti šitą klausimą, nes iš tikrųjų, vėlgi čia šiuo atveju yra netgi ne tiek vakarų madų įtaka, o sovietinis palikimas, tas tam tikras kažkoks abortų pateisinimas. Nes iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, taip aš suprantu, bet vėlgi, vienas svarbiausių konservatizmo bruožų yra tas, kad šita ideologija turi palaikyti tvarką ir nors jinai supranta, kad žmonės nėra geri, kas įdomiausia, liberalai ir socialistai, jie dažnai kalba, kad žmogus gali būti tobulas, mes sukursim tobulą visuomenę. Konservatizmo ideologija visada sakė, kad tobulos visuomenės nebus. Tik tai reikia stengtis tokią kurti, bet jos nebus šitoj žemėje. Mes galbūt būsim tobuli, kaip sakant, mūsų dvasia ir ten po mirties ir taip toliau, bet čia šitoj žemėje tobulos visuomenės nebus. Konservatizmas visada labai aiškiai sakė, bet tai nereiškia, kad mes turime atsisakyti tos gėrio siekimo ir šitoj vietoje konservatizmas tradiciškai pasisako už kriminalizavimą to, kas yra moraliai bloga. Aš suprantu, kad dabar liberalizmas yra labai plačiai išsikerojęs visame vakarų pasaulyje ir klasikinio konservatizmo postulatai dažnai skamba žiauriai šiandien, bet visgi kai kuriuose vietose turėtų būti tam tikras, raudonas kraštas, raudona linija ir viena iš tokių linijų be abejonės turėtų būti abortai. Aš suprantu, kad žmogus gali pasirinkti tokį variantą savo gyvenime, bet mažų mažiausiai, kas yra labai aktualu šiandien, Lietuvos šiandienos politiniai darbotvarkiai, kad abortas neturėtų būti apmokamas iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų valstybės lėšomis. Bent nuo to reikėtų pradėti. Dabar, kaip girdžiu, yra kalbama apie tai. Ir vis tiek reikia suprasti, kad nors tarpukario Lietuvoje abortai nelegaliai vykdavo, bet abortai buvo oficialiai uždrausti. Ir štai abortų legalizavimą pas mus įvykdė sovietai ir mes turime šitą palikimą. Aš suprantu, kad kairiosios idėjos kartu su Sovietų sąjunga ėjo ir visur vakarų Europoje ir Amerikoje ir ten abortai taip pat buvo legalizuoti vienaip ar kitaip. Aišku, visų pirma, socialistų ir liberalų balsais. Ir konservatoriai visada būdavo paskutiniai, kurie tą pripažindavo arba ir likdavo nepripažinę. Bet šiandien vis tiek vėlgi reikia atstovėti tą poziciją ir mažų mažiausiai šiuo atveju Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams dėrėtų, jeigu jie yra konservatoriai, o aš manau, kad turėtų būti, prisiminti tą reikėtų, jeigu kažkas pamiršo, bent jau neleisti, kad abortai būtų finansuojami iš valstybės lėšų. Tai turėtų būti labai svarbus darbotvarkės punktas šiandien, jeigu mes save laikom konservatoriais iš vis.
Tikrai pritariu. Taigi, aš prinešiu mikrofoną tam, kad įraše girdėtųsi klausimas. Taip, norėčiau sugrįžti prie istorinių peripetijų į viduramžius. Minėjote, kad Lietuvos LDK buvo liktai forpostas katalikybei, skverbimusi į rytus, priešinimusi rusėnų skleidžiamam stačiatikybei. Atsigręžti reikėtų ne tik į rytus, bet ir į vakarus. 16 amžiuje buvo tokia pakilęs vėjas kaip protestantizmo banga ir Lietuva, LDK su Lenkija supo stiprios protestantų valstybės. Prūsija, Vokietijos kunigaikštystės ir nemanau, kad nebuvo bandymų paveikti ir abiejų tautų respublikos valdovus, kad jie pereitų iš katalikybės į protestantizmą. Ir neužmirškim, Latvija irgi sėkmingai Švedija ir dabartinė Estija, tai yra protestantų valstybės. Ir kodėl mes sugebėjome atsilaikyti? Ar mes turėjom labai stiprų popiežiaus palaikymą, ar buvo mestos katalikų bendruomenės jėgos iš vakarų Europos, kad mes nepasiektume protestantizmu, nes Lietuvoje didikų giminės buvo priėmę protestantizmą ir buvo tada tokia teisinė bazė, galima pavadinti šiais laikais, kad koks pono tikėjimas, tokia ir pavaldinių tikėjimas yra. Tai va taip norėčiau tą niuansą, kad išgrynintumėt ir kaip mes atsilaikėm prieš protestantizmo bangą. Tai be abejonės. Lietuva buvo iš tų valstybių, tų visuomenių, kuriuose protestantizmo idėjos buvo neapsakomai paplitusios, ypač tarp išsilavinusių ir kilmingų žmonių. Protestantizmas mažiausiai, galbūt drįsčiau pasakyti, palietė valstiečius, bet vėlgi, kaip sakėte, pono religija, valstiečių religija, tai kodėl Biržų apylinkėse tiek daug protestantų? Dėl to, kad Biržų Radvilos buvo protestantai. Tai vat, šiuo atveju valstiečiuose dažniausiai taip būdavo. Kur labai ilgą laiką buvo protestantų ponai, ten buvo daugiau ir liko kartais valstiečių protestantų. Bet šiaip visgi matom situaciją, protestantų Lietuvoje kiek apie 2 procentai gal gyventojų dabar yra. Tai va, tai iš tikrųjų tai rodo, kad katalikybė labai stipriai atsilaikė ir tikrai verta pasižiūrėti, kaip ir kodėl. Šiaip iš tikrųjų protestantizmo idėjos silpnos visoje Europoje buvo tik 2 valstybėse. Italijos kunigaikštystėse, tai nebuvo viena valstybė, ir Ispanijoje su Portugalija. Aišku, ten inkvizicija, daug ten taip toliau, aišku, labai greitai nuramino protestantizmą. Bet šiaip visose kitose valstybėse kilo klausimas, rimtas klausimas, ar tos valstybės, tos visuomenės taps protestantiškos ar liks katalikiškos. Tai su mūsų tauta irgi taip buvo. Ir 16 amžiaus viduryje yra istorikai suskaičiavę, kad absoliuti dauguma senatorių, mūsų tai yra aukščiausio rango pareigūnų, jau buvo protestantai. Tai kitaip sakant, kas pas mus atstovėjo šitą poziciją, tai ir šiuo atveju taip popiežiai vėlgi negalėjo čia labai daug faktiškai išsikišti, taip jie visoms valstybėms siuntė dokumentus, jie visus skatino likti katalikais vienodai, ar anglus, ar lietuvius, bet anglai apsisprendė, šiuo atveju Henrikas VIII karalius apsisprendė tapti protestantų dėl mums žinomų priežasčių, tas pats įvyko Prūsijoje, mūsų kaiminėje, ir šiuo atveju netgi ir nuo Lenkijos priklausomoje valstybėlėje tuo metu, o pas mus visgi pagrindas buvo tas. Aišku, priežasčių buvo kelios, bet aš labiausiai gal išryškinčiau pirmiausia Didžiojo kunigaikščio instituciją, nes pirmiausiai nei vienas Lietuvos didysis kunigaikštis protestantų netapo. Ir aš manau, kad tai buvo galbūt svarbiausia priežastis. Maža to, tuo metu, kada vyko kontrreformacija ir katalikiškoji reforma, Lietuvą valdė kelis dešimtmečius pakankamai ilgai, bet žiūriu Lietuvoje kažkodėl labai menkai žinomas, netgi kartais sunku rasti žmogų, kuris jį žinotų, mūsų didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza. Aišku, jisai buvo iš Švedijos atvykęs,
Ir nors švedai buvo protestantai, bet Zigmantas Vaza buvo katalikas, kadangi jo motina buvo Jogailaitė Kotryna, Žygimanto Augusto sesuo. Na ir Kotryna išauklėjo Žygimantą arba Zigmantą, kaip be pasakytume, labai katalikišką dvasią ir jis tikrai nuoširdžiai buvo, aš nežinau, gal truputėlį perdėsiu sakydamas, kad fanatikas, bet iš tikrųjų tuo metu ir reikėjo tokio fanatiškumo. Tai jisai sugalvojo porą labai gerų dalykų, jeigu mes kalbam iš katalikiškos pusės. Pirmiausia, kadangi Lietuvos didysis kunigaikštis turėjo labai svarbią privilegiją, prerogatyvą skirti aukščiausius pareigūnus, didžiąją dalį savo valdymo, kuris tikrai buvo ilgas, beveik pusę amžiaus, jisai nustojo į aukščiausius pareigūnus skirti protestantus. Ir iš išskaičiavimo, jeigu mūsų didikai norėjo tapti aukštais pareigūnais, jie privalėjo grįžti arba pereiti į katalikybę. Ir jie tai padarė. Tik tai labai kelios šeimos, įskaitant ypač Biržų, Dubingių, Radvilas, liko protestantai, bet Radvilos yra Radvilos. Čia negalima jų lyginti su kitais didikais šiuo atveju. Bet kiti didikai, šiuo atveju protestantai, daugiausiai grįžo į katalikybę, o taip pat būdavo ir tokių situacijų, kaip, sakykime, Leonas Sapiega vaikystėje buvo stačiatikius, paskui tapo protestantų, kiek pamenu, ir Zigmanto Vazos laikais tapo kataliku. Ir štai tada susiformavo, jeigu galėtume sakyti šiuolaikinę terminiją, stipri katalikų partija Lietuvoje, kuri nusprendė palaikyti valdovą ir grąžinti Lietuvą, kaip grąžinti, jinai tokia buvo pusiau protestantiška tuo metu, grąžinti katalikybę. Ir jie tą padarė. Ir pirmiausia, tai aš sureikšminu Zigmanto Vazos asmenį, jo tą stiprybę, aišku, prieš jį ir pilietinių pasipriešinimų buvo, ir visko ten buvo, ir vos ne pilietinis karas kilo, kaip jis maždaug čia drįsta proteguoti savo karališką valdžią ir ten katalikybę ir visą kitą, bet jis atstovėjo šitai. Ir jisai, kaip minėjau, su pareigūnais šitą visą dalyką padarė. Ir taip pat, kaip ir buvo įprasta beveik visoje katalikiškoje Europoje, jis turėjo savo pamokslininkus, nuodėmklausius ir taip toliau, ir artimiausius bažnyčios veikėjus, jėzuitus. Tai visoje Europoje daugiau ar mažiau prie katalikybės, kaip čia sakyti, sustiprėjimo, išlikimo prisidėjo jėzuitai. Ir be abejonės dar iki Zigmanto Vazos laikų, dar Steponas Batoras pas mus įsteigė katalikišką, jėzuitišką Vilniaus universitetą. Pirmas ir vienintelis LDK universitetas buvo 100% katalikiškas. Ir jisai irgi labai padėjo šitai mūsų valstybei išlikti katalikišką, nes protestantiško universiteto mes taip ir neturėjome. Ir nors mūsų protestantiškas elitas neapsakomai stengiasi sutrukdyti, kad Vilniaus universitetas būtų įkurtas, visgi Stepono Batoro užsispyrimas lėmė, kad katalikiškas universitetas ėmė egzistuoti. Ir visą LDK laikotarpis buvo katalikiškas, tol kol nebuvo panaikintas jėzuitų ordinas ir jėzuitiškas. Ir šita mokykla, Vilniaus universitetas ir prieš tai buvusi Vilniaus kolegija, labai daug prisidėjo, kad tie protestantai po truputėlį dar labiau grįžtų į katalikybę. Taigi visas tas dalykas judėjo dviem kryptimis. Pirmiausia, protestantai tapo katalikais toje epochoje dauguma. Ir iš kitos pusės didelė dalis stačiatikių elito taip pat tapo katalikais, valdant Zigmantui Vazai. Tai kitaip sakant, jėzuitai ir visų pirma Zigmantas Vaza, kuris tos jėzuitus labai protegavo, lėmė, kad mūsų valstybė liko katalikiška ir ta katalikybė vis ir toliau stiprėjo. Ir kadangi iš esmės protestantai buvo nugalėti, liko jų nedaug ir kaip sakant, jie buvo marginalizuoti, liko svarbiausias, kaip sakant, tuo metu religinė svarbiausia mažuma stačiatikiai, tai Zigmantas Vaza labai stengiasi ir tuos stačiatikius paversti katalikais ir ilgainiui vis tiek, kad ir po jo mirties tas buvo ir didžiąją dalimi, kaip jau minėjau, padaryta. Ir daug kas iš pačių, kad ir Lietuvos rusų nustemba, kad 18 amžiuje praktiškai visas Vilnius ir visa Baltarusija buvo jau katalikiški. Tai va, tai žodžiu, buvo šita istorija, buvo klausimas, ar mes netapsim protestantišką valstybę kaip kokia nors Prūsija, Švedija ar panašiai. Bet štai susiklostė tokia situacija, kad pas mus katalikybė išliko kaip svarbiausia religija, ir mes išlikome tas katalikybės forpostas rytuose dar ilgą laiką, kol rusai dėja mus nugalėjo 18 amžiaus pabaigoje.
Na ir šitoje vietoje mes esame panašus į katalikiškąją Vokietijos dalį ir Austriją. Na ir dalinai Vengrija, nes šitie kraštai irgi jau buvo pusiau protestantiški, bet lygiai tie patys dalykai, valdovai ir jezuitai, lėmė, kad liko šitos valstybės katalikiškos. Tai šiuo atveju aš labai mėgstu pasakyti, kad nėra čia ko mums per daug lygiuotis į protestantiškas valstybės. Aš nesutinku su dabar priimtų nutarimu, kad mes esame Šiaurės Europa, nes iš tikrųjų su Šiaurės Europa ir ta protestantiška erdve mes nelabai ką istoriškai turime bendro. Mes esame istoriškai ir net ne rytų, o centrinė Europa, kartu pavyzdžiui su Austrija ir Bavarija. Ir šiuo atveju, kadangi mes labai norime į kažką orientuotis, kas gyvena gerai, tai manau, kad reikėtų orientuotis į Bavariją. O Bavarijos istorija yra tokia pati kaip mūsų. Ten jie išgyveno lygiai tos pačius dalykus, tik tai daug labiau kraujuotus. Ten vyko baisus karas tarp katalikų ir protestantų. Nors aišku, didelių susibūrimų ir pas mus būta. Ir protestantai daug katalikų bažnyčių buvo užėmę, tai paskui katalikai jas atsiminėjo. Tai buvo tikrai labai visokių įdomių istorijų ir ganėtinai smurtinių. Baltramėjo nakties nebuvo. Ne, pas mus tokios Baltramėjos nakties nebuvo, bet vis tiek pasitaikydavo visokių tokių keistų istorijų. Čia nežinau, dabar būtų laikas jų papasakoti, bet iš tikrųjų tai pabrėžiu tai, kad mes esame būtent panašus į Lenkiją, Vengriją, Čekiją, Slovakiją, Austriją, Bavariją. Nes visose šitose kraštuose vyko kova tarp katalikybės ir protestantizmo ir katalikybė laimėjo. Ir mes šitoje vietoje vėl esame ir ryčiausi, ir šiauriausi. Aišku, kartu su Latvijos dalimi, kuri tuo metu buvo Lietuvos irgi, kaip sakyti, vasalas. Tai va, tai žodžiu, atsilaikėme. Ir protestantizmo istorija Lietuvoje irgi buvo pakankamai turtinga, jinai irgi daug padarė ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, bet aišku, protestantizmas visų pirma paankstino raštiją vietinėmis kalbomis, nes aišku, be protestantizmo mes neturėtume dar labai ilgai lietuviškos literatūros. Ir be abejonės Martynas Mažvydas protestantas, Donelaitis protestantas, daug jų buvo protestantai, tie mūsų pirmieji kaip čia, literatai. Tai šitoje vietoje vėlgi reikia nepamiršti tam tikros, kaip dabar mėgstama sakyti, minkštosios galios, kad sovietmečiu buvo labai tie visi Mažvydai ir Donelaičiai iškelti. Ir Donelaičius paminklas buvo Vilniuje pastatytas būtent sovietmečiu, dėl to, kad jie protestantai ir kažkaip būtų galima sumažinti tą katalikybės vaidmenį Lietuvos istorijoje. Tai va, ta tokia minkštąją galią, kurią darė sovietai, jie gudriai veikė, jie leido pagonims veikti, jiems išsiplėtoti naujiesiams pagonims, jie protestantus truputėlį užtarinėjo lyginant su katalikais, kad lietuviai kuo labiau pamiltų visą tą katalikybės, sakykime, grožį, turtus ir visą kitą. Aišku, vėl galbūt kažkam būtų tai skaudu girdėti, bet prie to labai daug prisidėjo Justinas Marcinkevičius. Aišku, daug kas per jį, kaip sako, išmoko skanduoti tą Lietuvą, bet kita vertus Marcinkevičiaus kūryba yra labai antikatalikiška. Jinai labai pasitarnavo tam tokiam pleištui, kad maždaug mes turim būti lietuviai, bet ta katalikybė čia ne prie ko. Tai va, tai žodžiu, dėl to iš Marcinkevičių turbūt atsargiai žiūriu, nes jo požiūris į katalikybę toks, įdomus. Be sekuliarizacijos, kaip čia tą procesą įvardinti, švietimo sistemoje, ar jūs nežiūrite pavojų plėtrai katalikybės, atgimimui katalikybės jaunimo tarpe, kurį skleidžia dabar kažkaip keistai, nežinau kaip čia pagrįsti, pagoniškos baltų religijos įteisinimas kaip tradicinės Lietuvos konfesijos, ar čia aš gal ne tuos terminus naudoju. Nes vis tik tai aš esu didelę dalį dabartinių pagonių, ypač vyresnių, aš pažįstu čia, kadangi buvau kažkada kraštotyrininkė, mes rinkom tą tradicinį paveldą, kuris man tai buvo kultūros paveldas. Tradicinis, aš neįsivaizdavau, kad iš mano draugų kažkas kaip Jonas Trinkūnas taps įtikėjęs, kaip sakoma, į tą pagonybės, nemoku išreikšti, bet būtent, kad
tai, ką daugelis ir, man atrodo, čia esančių laiko, mes tiesiog paveldų, tradicinių mūsų kultūros, senosios kultūros paveldų, jį padaryti, perversti į tikėjimą. Tai vis tik, bet jaunimui, dideliai daliai jaunimo, nežinau, negaliu procentais pasakyti, bet iš tikrųjų pažiūrėkite, tose apeigose jų dalyvauja beveik visi jauni žmonės, mūsų amžiaus ten vienas kitas. Ir aš tai žiūriu čia tokį pavojų katalikybės plėtrai ir atgimimui. Kokia jūsų nuomonė? Taip, tai visų pirma, taip, jūs labai daug įdomių gerų dalykų paminėjote ir pirmiausia, reikėtų dekonstruoti tam tikrą idėją, kad šita religija turi tęstinumą. Iš tikrųjų, istoriškai tai nėra tradicinė Lietuvos religija, nes tas dabartinis tikėjimas, jis yra išsiplėtojęs, tas neobaltų tikėjimas, ar kaip ten jį būtų galima pavadinti, jie labai dažniausiai įsižeidžia, vadinami pagonimis, dažniausiai pastebėjau. Tai jis vis tiek yra išsiplėtojęs sovietmečiu, Romuva ir taip toliau. Iš tikrųjų, jie mėgsta sakyti, kad jie yra nepertraukiamos tradicijos tęsėjai, bet iš tikrųjų ta tradicija visgi buvo nutrūkusi. Ir dėl to pirmiausia, šita religija neturėtų būti įstatoma į vieną gretą su kitomis, su tradicinėmis religijomis. Tai čia nepalyginama. Taip, bet aišku, katalikybės atgimimui tai yra šiokia tokia grėsmė, bet aišku, tam tikrose sluoksniuose tų baltų tikėjimo žmonių yra, bet visgi tiek procentais jų nėra daug. 1% net iš toli nėra Lietuvos gyventojų. Ir nėra tokio atgimimo, koks yra, pavyzdžiui, Skandinavijoje arba Estijoje. Ten jau rimtas reiškinys yra jų vietinė pagonybė. Tai aš manau, kad šitas dalykas jis nebus kažkoks Lietuvoje masinis, bet diskutuoti apie tai aišku reikia. Ir aš manau, kad vis tiek čia yra toks labiau žaidimas, ta jų neopagonybė. Ir tikrai jie sako, kad čia yra tąsa, kad jie turi daug tradicijų gyvų, kad čia daug šaltinių apie tai yra, bet iš tikrųjų netiek jau ir daug. Ir jie daug ką tik tai rekonstruoja. Tai aš nemanau, kad tai yra geras būdas 21 amžiuje kažkaip tai tą neopagonybę įsileisti tą, jeigu pasakytume, lietuvių tautiškumo kanoną. Aš suprantu, kad pagonybės tam tikras gerbimas jisai galimas, kaip tos mūsų šaknų, kurios buvo iki krikščionybės, bet nemanau, kad reikėtų kvestionuoti krikščionybę ir dabar tos krikščionybės atsisakyti vardant pagonybės, nes jinai neva senesnė, nes jinai ten dar kažkokia. Manau, kad ta dabartinė pagonybė ne visai tikra. Tai yra, kad kultūrinis paveldas, tradicija paversta tikėjimu kaip pasakyti, mes dainuojam sutartinės, pas mūsų tautosakoje labai daug yra senų, reiškia, seno tikėjimo apraiškų, bet jeigu aš bandžiau diskutuoti su savo buvusiais bendražygiais, kad jeigu mes pradedam įtikėti, kad žaltys man yra dievybė, tai mes kompiuterį į šoną, kuoką į rankas reikia olą gyventi. Civilizacija ir religija vystosi kartu. Tai mes negalim, bet matot, gana dideliai daliai jaunimo yra patrauklu šitie dalykai ir man ta grėsmė dar yra tas niuansas, kad agresyvokai žiūri į krikščionybę, niekina krikščioniškai paveldą, ką mums krikščionybės Lietuvos krikštas davė, jie žiūri kaip į tragediją, bent skelbia ir platina tokias idėjas. Tas yra labai kažkaip... Aš čia žiūriu. Taip yra, iš tikrųjų jie yra agresyvūs, jų požiūris dažnai yra, bent jau kaip jie pateikia savo mentalitetą, antikrikščioniškas visomis prasmėmis. Pavyzdžiui, kiek aš žinau, jie mėgsta, bent jau kai kurie iš jų, aš nežinau, ar čia bendras jų tikėjimo bruožas, bet jie pabrėžia, kad jie gali keršyti ir pasako, kad su mumis atsargiai, nes mes keršysime. Tai va toks dalykas įdomus, jis nebūdingas krikščionybei. Kitas dalykas, jie būtent labai aiškiai palaiko tą naratyvą, kad krikščionybė pas mus yra invazinė, okupacinė ir taip toliau. Ir trečias dalykas, aš tikrai žinau, kad kai kurie pagonys Lietuvoje užpuldinėja katalikų kunigus, jeigu jie pasirodo su dvasininko rūbais. Tai šitie dalykai, man nėra toleruotini.
Aš norėjau čia, aišku, mano klausimą, kaip sakoma, beveik ir atsakė, dėl reformacijos, kaip sakoma, kodėl reformacijos traukinys pro šalį pravažiavo ir nespėjome į paskutinį vagoną. Užtat kaip ir labai akivaizdu, kaip lyginant tautiškumą ir kultūrinį lygmenį, reiškia, religijos. Vat mes su broliais latviais labai aš jau bent jau irgi kiek iš savo pastebėjimo, kad žymiai esam tolimesni negu su slaviškais lenkais. Tai šitoje vietoje be abejonės religija ir turi vieną iš lemiamų vaidmenų. Bet aš manau, kad informaciniam amžiui mes dabar mes ten užsipulinėjom tos jaunuolius, kurie žaidžia ten senovinės religijas, dar kažką, bet jų kontekste didžiųjų pasaulinių religijų mums reikia žiūrėti, kas vyksta ir čia pilnas internetas, sakau, ten Facebook'e nesenai esu, bet tiesiog užgriūna diskusijos tokios fundamentalios, islamas prieš islamo vertybės, prieš krikščioniškas, net ne apie katalikybę kalbančiau, jau net neskirsit nereikia ten. Ir tos slaviškos religijos irgi jau artimesnės mums gerokai kultūriškai negu tos, kurios šliaužia tiesiog. Ir vėlgi, tarybinius laikus prisimint, žmonės, matyt, gal irgi, aš turiu tokį dar kaip prielaidą, kad Lietuvai pavyko išsaugoti tą katalikybę, jinai geriausiai išsisaugojo, kai Lietuva buvo sunkiuose laikuose. Tarybiniais laikais ten klausimų nekilo, jeigu ten daugmaž viskas ten, procedūros, komunijos, visa kita. Paskui išsilaisinom, visi nusprendė, kad gali pasirinkti. O tada kaip ir toks vaizdas, kad buvo lik ir draudžiama ir pogrindis, bet klausimų net nekildavo, kaip gausi kaip priespauda. Tai išbarstyta, bet sakau, man įdomiausia, kaip dabar kontekste tų pasaulinių religijų, nes jos yra ekspansyvas, ypač islamas ekspansyvus. Ir čia daug žmonių tiesiog, dievina, pažiūrėkit, sako, ten jokio nėra priešiškumo, nieko ten nemato arba užsimerkia ir visa kita. O čia tie pažaidimai, tai čia tiesiog tautinių pagrindų, tai aš skaitau, kad mums nepavojingi. Taip, iš tikrųjų islamas jisai be abejonės greičiausiai artimiausių metų savo populiaciją pralenks krikščionis turbūt, nes kaip ten būtų visų pirma musulmonų tikėjimas plinta, jie turi ypatingai daug vaikų. Ir visame pasaulyje jų skaičius turbūt jau greitai bus didesnis negu krikščionių. Bet krikščionių skaičius dar vis kiek pamenu auga, tai irgi nėra taip blogai. Aišku, krikščionių skaičius labai auga visur išskyrus Europą. Tai kokia bus Europos ateitis, čia mes matysime, bet kol pas mus dar neįleido šaknų tas agresyvus islamas, kuris yra vakarų Europoje kartais matomas, tai manau vėlgi yra tam tikra svarba dešinios minties žmonėms Lietuvoje tą imigraciją truputėlį prilaikyti, stabdyti ir taip pat susiimti, kad jeigu mes kažkiek ir įsileisime, kad ir tų musulmonų, kad iš kokių šalių jie bebūtų, mes turime pasirūpinti, kad jie čia asimiliuotųsi. Tai yra mūsų pareiga, aš manau. O jeigu nenorės asimiliuotis, tai tada galime prisiminti, ką pastarosiomis dienomis pasakė Italijos premjerė Meloni, kuri pasakė, kad jeigu migrantai nenorės gerbti vietinių papročių ir religijos, tai jiems tiesiog ne vieta toje šalyje ir tegu važiuoja į kitą šalį, jeigu jie taip jau nori kažkur gyventi. Tai aš manau, kad vėlgi, tai mums, manau, vėlgi reikia kol dar nevėlu, labai griežtai ir ramiai pasižiūrėti, rimtai pasižiūrėti į migracijos klausimą, nes čia laiko klausimas, kada musulmonai pas mus pradės plūsti, taip kaip jie jau priplūdo į vakarų Europą. Tai iš tikrųjų taip, sakykime, švelnų jų religingumą toleruoti yra privalu, bet tai nereiškia, kad mes jų čia turime įsileisti labai daug, arba kad jie čia galės primesti savo taisyklės. Jie turėtų gerbti ir mūsų taisyklės. Kad ir netapdami krikščionis, aišku. Pagrindinis dalykas, mes ne tiek sekuliarėjame nuo to problemą, bet kad kitų religijų, kaip sakoma, pranašumą. Mes esame kaip ir kultūriškai esame nuolankus ir kad katalikybė kaip ir suponuoja būti neagresyviais. Ir tai yra mūsų
Klausimas, kada teks pradėti radikalėti. Taip gali atsirasti, nes iš tikrųjų tam tikro katalikiško fundamentalizmo irgi didėja ir jisai yra natūralus atsakas. Ir, pavyzdžiui, ypač daug to tokio ultrakatalikiško fundamentalizmo dabar atgimimas yra Prancūzijoje, nes tiesiog jie nebežino, ką daryti. Taip, aš norėčiau 2 klausimus užduoti. Grįžtant atgal į praeitį, į Mindaugo pirmąjį krikštą. Ir antrasis krikštas įvyko jau Jogailos laikotarpiu ir pakankamai ilgas laiko tarpas yra tarp abiejų krikštų. Kokią įtaką turėjo pirmasis krikšto tas laikotarpis antram krikštui. Ir antrasis klausimas būtų taip apie jėzuitų kolegiją. 1570 metais jėzuitai atvyko į Vilnių, apsigyveno ir turėjo tikslą įsteigti universitetą. Ir po 9 metų jau Steponas Batoras pasirašė įsakymą dėl žodžiu universiteto įsteigimo. Tai čia ar jėzuitų kolegijos įtaka ir Italijos svarbesnė ir aktualesnė, ar Batoro žodžiu sprendimas? Batoro sprendimas, kaip sakiau, viską nulėmė, nes visų pirma, jėzuitai kadangi mūsų didžioji dalis politinio elito jau buvo protestantai, jie priešinosi šitai idėjai. Tai žinoma, kad Batoras privalėjo prispausti netgi Lietuvos pakanclerį, kiek pamenu, kad jis pasirašytų tą įsakymą, nes paties valdovo nutarimas be kanclerio pritarimo nieko teisiškai nereiškė, o kancleris, būdamas protestantas, atsisakė šitą privilegiją pasirašyti. Tai be abejonės, kad Batoro tam tikras užsispyrimas čia nulėmė daug. Tai be abejonės į visą Europą tuo metu jėzuitai važiavo ir smagu, kad pas mus atvažiavo jie ne per daug vėluodami, o 30 metų po savo ordino įkūrimo apskritai. Ir be abejonės šita kolegija turėjo didelę svarbą Lietuvos kultūros ir visai kitokiai istorijai. O apie Mindaugą kalbant, tai įdomu, kad Jogailos laikais ir vėliau apskritai labai mažai kas žinojo, kad toks Mindaugas iš viso yra buvęs. Ir mūsų tame tautinėme naratyve, politinėme LDK, jis nelabai buvo minimas. Taip, tai žodžiu, mes žinome tokį faktą, kad buvo Mindaugo Lietuva, kad buvo krikštas, kad buvo karūnavimas, bet visa, ką jisai atnešė ir suteikė mums, po jo nužudimo dingo. Ir iš tikrųjų paskui po 100 metų gerokai reikėjo viską praeiti iš naujo. Jokio Mindaugo įdirbio nebuvo išlikusio. Ir netgi atminimas apie jį jau buvo labai išblėsęs. Tai dėl to daug labiau atsimindavo, pavyzdžiui, kad ir 15 amžiuje Gediminą, o ne Mindaugą. Tai mes jį žinome, kai dabar sureikšminame ir visą kitą, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje Mindaugas blankiai matosi ir visgi jis įtakos kažkokios ateičiai nepadarė. Tai yra atsiminimas, tai yra simbolis, tai yra istorija, bet kažkokių ilgalaikių procesų jis nepaveikė. Na, remiantis istorikais, Ivinskiu ir kitais, žodžiu, po Mindaugo krikšto buvo sumanyta įsteigti bene 7 katalikiškas krikščioniškas bažnyčios Gudijoje, žodžiu, dabartinė. Tai kokią įtaką galėjo turėti, ir aš manau, tai buvo žinoma, rytų, sakykime, stačiatikiams, žodžiu, mongolų, Maskovijos, Smolensko, žodžiu, kurie labai bijojo krikščioniškos plėtros į rytus. Jie tuo metu pakankamai saugiai jautėsi, nes iš tikrųjų vis tiek po Mindaugo mirties įsivyravo
pagoniški vėl valdovai Lietuvoje gerą 100 metų ir jie buvo pakankamai tolerantiški stačiatikiams. Tai sakykime, tai, ką jūs sakote, negalėjo turėti labai didelės įtakos būtent tuo metu. Ir šiaip labai ilgą laiką iki Zigmanto Vazos valdymo stačiatikiai pakankamai retai pereidinėdavo į katalikybę ir jie buvo pakankamai stiprus savo tikėjime. Dar kas nors turės klausimų? Aš norėjau paklausti, kaip jūs žiūrite į sekularizmo plėtros priežastis, kokias būtent įvardintumėt paskutiniu metu Europoje, atrodo, jog dominuoja sekularizmas, apskritai vakarų pasaulyje. Kaip jūs savo atsakote į tai, dėl kokių priežasčių jisai taip išplito? Per daug, tiesą sakant, apie tai negalvojau per daug, bet visgi žiūrint į sekularizmo tam tikrą judėjimą, bent jau politiškai, istoriškai, aš tame labai dažnai matau tiesiog, kaip čia pasakyti, rivalizaciją dėl galios. Kadangi labai ilgą laiką katalikų bažnyčia buvo neapsakomai stipri, kai kurie žmonės norėjo kažko, nes nelabai aišku kartais ko, kad tai katalikų bažnyčiai pasipriešinti ir užimti galios poziciją prieš ją. Nes iš tikrųjų sekularizmas beveik visada, bent jau 18-19 amžiuje pasižymėdavo labiausiai būtent tuo puolimu, kad katalikų bažnyčia turi labai didelę politinę įtaką. Ir tie žmonės, kurie galbūt dėl vienų ar kitų priežasčių nepritardavo tai įtakai, jie ieškojo būdų visam tam dalykui pakeisti. Tai aišku, visoje toje istorijoje labai didelį vaidmenį nuveikė masonų organizacija, kuri, sakykime, labiausiai akcentavo tą tolerancijos vaidmenį ir sekularizmo, kad reikėtų, žodžiu, atskirumą įvesti nuo bažnyčios ir valstybės, tam tikrus vėlgi tolerancijos principus, visą kitą. Apie tai tuo metu jie kalbėjo, kas dabar atrodo natūraliai suprantama daugumai žmonių, tai yra konsensusas, bet 18 amžiuje šitos masonų idėjos jos buvo ganėtinai naujos. Ir būtent jie dažniausiai atstovaudavo tą sekularizmo idėją, bet visų pirma vis tiek tame matėsi tam tikras būtent galios dalykas, kad tiesiog buvo norima nuversti ir daug kur revoliucijomis tai buvo vienaip ar kitaip padaryta, kartu su katalikų bažnyčia suaugusią absoliutinę monarchiją. Tai žodžiu vis tiek ir tai buvo ir socialinis dalykas, nes vėlgi sekularistai dažniausiai buvo buržuazijos atstovai, kurie norėjo vėlgi savo atveju nuversti, padaikyti bajorijos privilegijas ir įvesti tam tikrą demokratiją. Tai aš manau, kad tai yra dažnai susijęs su tuo, bet nesu aš nagrinėjęs sekularizmo labai plačiai ir nesu apie tai daug mąstęs, tai apie kažkokias, sakykime, asmeninės priežastis, kodėl žmonės pasirenka sekularizmą, aš kažkaip sunkiai man būtų apie tai šnekėti. Čia turbūt ir darvinizmas nemažą įtaką turi. Na čia jau labai vėlyvam laikotarpiui. Taip. Tai nes ilgainiui kažkaip atsirado turbūt dalis visuomenės, kurie norėjo tą moralę palenkti į savo pusę, kaip sakant, kad kam čia į tos rėmus kažkokius, kad gal mes galim atsirinkti kažkaip, lygiai tas pats yra su dabartiniam tom, kaip kolega minėjo, naujosiam religijom ir jaunimo tarpe, kai galima pagal madą pasirinkti moralinius kažkokius tokius ingredientus, savo kažkokią mišrainę pasidaryti ir tuo galbūt išsiskirti. Taip, būtent čia yra dalinai, aš manau, ir išsiskyrimo klausimas, noras būti originaliu, bet kokia kaina. Bet šiaip iš tikrųjų moralė, jinai kyla iš prigimtinės teisės vienoda ir jinai yra daugiau mažiau vienoda, kalbant apie esminius dalykus visose religijose. Ir netgi nereligingi žmonės dažniausiai vis tiek priima tą pačią moralę daugeliu klausimų, esminių klausimų. Tai aš nemanau, kad čia kažkas tai turėtų būti visai kitaip. Bet aišku, dabar kartais yra specialiai bandoma tarsi ieškoti kažkokio nežinau, kažkokių patyčių bažnyčioje, panašiai tarsi norint išsiskirti, nebūti kaip tikinčiuoju. Bet tai yra, nežinau, aš nelabai matau, kas po tuo slypi.
Ir nelabai girdžiu, ką vietoj to, pavyzdžiui, ateistai ar šiaip sekuliaristai, ką jie siūlo. Jie nori tarsi dekonstruoti katalikybės vaidmenį ir dogmas, bet ką jie vietoj to siūlo, aš kažkaip sunkiai girdžiu. Aš pats esu ateistas iš tiesų. Ir paskutinius, universiteto laikais daug diskutuodavom su krikščionimis. Ir krikščionybė man atrodė problematiška. Bet ką aš noriu pasakyti, jūs tik sakėt, jūs nežinot, ką siūlo ateistai ir sekuliarų žmonės, ant ko statyti reikėtų civilizaciją, ar ant kokių vertybių ar moralės pagrindų reikėtų ją konstruoti. Tai man atrodo, kad taip, jūs visiškai teisus esat, ateistai neturi jokių pagrindų civilizacinių tikrų ir man atrodo, tai yra didžiausia bėda ir man atrodo, dėl to mes turim vakaruose tam tikrą, čia taip skambiai pasakyčiau, tam tikrą civilizacinę krizę. Ir man atrodo, geriau yra likti, net jeigu mano kaip ateisto požiūrio, krikščionybės, krikščionybė mano požiūrį yra sunkiai suderinama su faktais, kurios turiu omenyje apie gamtą, kurios žinau apie gamtą. Vis tiek, man atrodo, geriau yra krikščionybė, geriau yra negu kad palaida bala, nes mano požiūrį žmonės neina į, aš čia biškai išsiplečiu, atsiprašau, mano požiūrį žmonės neina į, žmonės staiga netaps ateistais iš brandos, iš to, kad jie gilinsis į krikščionybę, kad iš jie gilinsis į mokslą ir jie apgalvotai nuspręs, kad štai aš renkuosi ateizmą, nes aš perėjau argumentaciją. Paprastai žmonės eina daug nesigilinant ir kai daug nesigilinant žmonės meta lauk seną civilizacinį pamatą, tada sukonstruoti naują ir pateikti naują kažkokį pamatą yra labai labai sunku. Jo, tai žodžiu, aš tik tai paantrinčiau, kad ateistai ir sekuliaristai neturi civilizacinio pamato ir norėčiau ir pasisilgstu laikų, kai jie dominavo, nes tada bent jau galėdavai ginčytis su jais ir ne su tais žmonėmis, kurie apskritai kelia riziką išlikimui civilizacijos. Tokiu atveju man būtų labai įdomu sužinoti, o kaip jūs tada manote, jūs sakėte ateistas esate, ar ne, ir kaip jums atrodytų, ar valstybių sąranga, politika, įstatymai, jie turėtų būti paremti krikščionišką moralę, ar kuo jie turėtų būti remiami? Mano pozicija būtų, jog krikščioniška moralė galima paaiškinti per krikščioniškas dogmas, bet taip pat aš manau, kad krikščioniška moralė turi ir kitą paaiškinimą, kuris galėtų būti siejamas su daug sudėtingesniais keliais per mokslą. Jo, ir tai aš manau, kad taip turėtų krikščioniškos moralės elementai būti integruoti į politinį gyvenimą. Bet skirtingiems žmonėms tie elementai turėtų būti skirtingais būdais paaiškinami, aš manau. Ir aš tik... Gerai, nieko daugiau. Ačiū. Taip, tai puiku, kad mūsų, kaip sakyti, gretos yra įvairios su įvairiausiais įsitikinimais, tai nuo to tik tai mes esame įdomesni. Tai mes jau artėjom prie 2 valandų ribos ir tokį baigiamai tiesiog funkcinį utilitarų klausimą galbūt. Čia vat kolegė apie švietimą anksčiau paklausė, man tokia įžvalga kilo, jeigu, sakykime, su tuo katalikišku ugdymu mūsų mokyklose, jeigu mes mokytumėm ne tik tikybos, bet ir kažkiek teologijos, sakykime, gal tai padėtų kultūriškai įsigyventi į tą katalikybę, kad ne tik maldas išmokyti ir sakramentus priimti, bet truputėlį ir analizės, sakykime, simbolių, tos tokios holistikos ir panašių paternų, kurios randasi raštuose ir kaip tai atsiliepia tam kultūriniam audiny mūsų, gal reikalinga ir teologija.
ugdant? Aš manau, kad aš nežinau, kokia dabar yra tikybos programa mokyklose. Kai aš mokiausi tikybą, tai tos teologijos tikrai gavau mažai, nors truputėlis buvo. Ir aš manau, kad be abejonės teologijos turėtų mokyklose būti daugiau. Ir net nežinau, kaip tai pateikti, bet iš tikrųjų supažindinti vaikus su šitais dalykais reikėtų visus. Religijų istorija, Va būtent. kuriuose klasėse yra tokia disciplina. Tai va, tai jinai turėtų būti labiau išvystyta, jeigu, aš nežinau, ar jinai yra visur, bet mano laikais nebuvo tokios disciplinos mokyklose. Bet religijų istorija, religinių idėjų istorija, jinai turėtų būti pakankamai stipriai mokyklose padėstoma, ne kažkaip primetant, bet informuojant vaiką, kad toks dalykas egzistuoja. Nes kartais yra pateikiama viena medalio pusė, o nepateikiama kita. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, man asmeniškai labai nepatinka mokyklose, kad reikia rinktis arba tikybą, arba etiką. Nes iš tikrųjų, na taip, tikyba toks yra problemiškesnis klausimas. Religijų istorija turėtų būti padėstoma visiems, bet taip pat ir etika turėtų būti dėstoma visiems. Ir apskritai švietimo sistema dabar yra ganėtinai sunkoka Lietuvoje padėtyje. Aš nelabai suprantu kai kurių dalykų. Ir aš manau, kad vienas svarbiausių disciplinų, kuri turėtų būti mokoma mokyklose, tai turėtų būti filosofija. O jos vėlgi daugelį mokyklų net nėra. Kaip žinau, kai kur yra tik tai fakultatyvas pasirenkamasis dalykas. Tai iš tikrųjų grįžti prie šaknų reikėtų visomis prasmėmis daugiau. Ir kartais aš užsiimu diskutuoti apie švietimo sistemą su man dažnai kažkokiais nežinomais žmonėmis Facebook'e. Tai mane labiausiai nustebina, kad aš kartais iškeliu klausimą, ar tai, ko moko mokyklose, ar to reikia iš tikrųjų žmogui ir ar tai yra gyvenime pritaikoma. Tai man labai įdomiausia, kad kai aš prispaudžiu pašnekovą šituo klausimu, aš išgirstu atsakymą, kad sako, tai jūsų Eimantai labai siauras mąstymas, jeigu jūs galvojate, kad mokyklose turi būti dėstoma tai, ko reikia gyvenime. O tai ko tada turi būti mokoma mokyklose? Bet į šitai kažkaip klausimą jau nebeatsako žmonės. Tai iš tikrųjų šitas dalykas man kelia nerimą, nes kaip tai suprasti, nereikia mokyklose mokytis to, ko reikia gyvenime, tai ko ten mokosi tada žmonės. Bet tiesą sakant, iš tikrųjų, kalbant iš to, ką aš mokiausi mokykloje, labai mažai man reikia gyvenime. Tai aš manau, kad švietimo sistemos, viso programos turėtų būti kažkokios kitokios. Ir manau, labiau tradicinės, labiau klasikinės, daugiau filosofijos, daugiau teologijos, daugiau visokių tokių panašių dalykų ir viskas. Taip, aš irgi pritarčiau tai nuomoniai ir dažnai sakau, kad ugdymo sistema turėtų į asmenybės formavimą dėti daugiau prioritetų, ne į rezultatų išgavimą, sakykime, tuo tokiu rodikliniu, instrumentiniu pavidalu. Tai va, tai, na ką, mėlyjeji, ačiū, kad atėjot, tikrai buvo turiningas vakaras, aišku, dėkojam labai mūsų pašnekovui, kad taip, įdomiai ir turiningai mus pravedė per tą krikščionybės tradiciją Lietuvoje ir palėtėm tokių paralelinių taškų ir išeinančių iš temos, bet nemažiau įdomių. Tai ačiū, gerbiamas Eimantai, labai, tikrai rekomenduoju skaityti knygas, kurias autorius parašė ir dar parašys. Ir tokiu būdu prisidėti prie istorijos, prie tos tradicijos populiarinimo ir kartu prie tos dešiniosios minties, kam mūsų klubas ir suburtas. Tai kągi, ačiū visiems ir turbūt po mėnesio vėl susitiksim.